Labadiena, publika. Labadiena, labadiena. Mes sveikinamės iš vieno moderniausių kino teatrų Baltijos šalyse, Apollo. Iš karto nuo mūsų draugų, ne? Taip, iš karto nuo vienų patogiausių krėslų kino industrijoje, Apollo kino krėslų. Ir čia rekomenduojam jūsų ausyse, jūsų ekranuose 4K formatu, kaip ir kiekvieną kas antrą savaitę. Ausyse 4K formatu, blemba. Gerai, išjungiam. Ne, viskas gerai, judam toliau. Mesgi nesąmonę šnekam, koks skirtumas? Kaip visą laiką. Kaip visą laiką nesąmonę šnekam, nėra skirtumų. Smagu vėl grįžti, smagu vėl kalbėti. Ir kuri čia pala, 35 jau? 35 laida. Fuck. Visai nemažai, hebra. Paplojam. Be 35. Žiūrėk, kiek man metų. Tiek laidų. Paplojam. Tas ne jau. Ai, awkward, blemba. Gerai. Galim šnekėti, kad norim vis tiek daugelį žmonių skipinti šitą pradžią, tai... Žodžiu, gerbėmieji, labai malonu, kad vėl susirinkote čia. Praeitas video sulaukė visai nemažos sėkmės mums. Tai yra šiuo metu beveik 1,9 tūkstančio peržiūrų, kas mums yra labai labai smagu. Didelis įsitraukimas, daug komentarų, į kuriuos... Ja, žmonės reaguoja ir šiaip žiauriai fainai. Jo, tai irgi kai kuriuos paskaitysim, galbūt atsakysim į klausimus. Labai smagu, kad įsitraukėt, labai smagu, kad subscribinat, jau peržengėm 800, labai stipriai siekiam 1000, tai jeigu dar nesate pasubscribinę, tai prašau tai padaryti. Nu va ir viskas. Ir tokia pradžia ir nieko nelaukiam, man atrodo. Netarmozinam. Turiu dar kažką pasakyti. Pasapaliot kažką. Malonu jūs visus. Negaliu sakyti, matyt. Malonu, kad mūsų klausotės. Jo. Ir važiuojam į kino naujienas. Važiuojam. Nu. Turiu vieną blogą naujieną iš karto. Nu varyk, kažkas mirė. Tai, kad mirė, tai čia nieko naujo. Kažkas vis tiek mirė. Gerai, kažką cancelino. Necancelino, bet kažką labai labai toli atidėjo. Nu? Spider-Maną? Taip. Fuck. Bet tai, o jis jau turėjo datą, ne? Buvo kalbos, kad jisai bus jau 27-ais išleidžiamas. Jo. Tai dabar jau bus 29-ais. 29-ais, aš jau leliuką supuosiu gal ant rankų, jo fana. 29-ais, pala, dabar 25? 4 metų. Blet, aš nesuprantu, nu ką jums tiek reikia laiko daryti, kad jūs... Hebra, sumokėkit tiem animatoriam. O dėl ko čia dabar visus tas vajas? Kodėl jie čia taip nukelinėja? Tipo, perrašė visą scenarių. Tai jau perrašė ar perrašys? Perrašė. Nes jeigu perrašė, tai, blet, kas čia pusę metų. Ai, ten niekas nenori, dabar aš taip supratau, kad dirb dėl to, kad juos tenais išnaudoja, belia kaip tą 1000 animatorių, darbuotojų ir visų kitų, kurie dirba ten prie buvo filmo. labai didelis kažkoks išsiekimas, žinai, bet... Jo, bet negali nepadaryti to filmo, nes jisai čia pusė istorijos nėra. Apskritai, nereikėjo skelbtis, kad, blet, po metų bus. Ja. Blet, sunervino vėl. 29-ais. Jau kai išgirdau, kad 27-ais jau buvo nervas. 29-ais, tai... Kas šis tu mikrofoną man šiandien, jofan? Kažkaip... O, jezai, negaliu. Jo, tai 29 metais išeis filmas, aš žiauriai persitau, nes, nu, ta prasme, ne tai, kad persitau, bet iš esmės man labai nuvylė, nes, jo, tu, tipo, metai laiko laukti nuo pusės dalies yra normalu. Aš sutinku, žinai, metus laiko palaukti yra kuo. Blet, nu, ta prasme, tai turėjo pasirodyti pernai kovą. Jo. Prieš metus turėjo pasirodyti. Taip. Tada nukėlė indefinite. Nu, tipo, okei, paskui jau 26, tada 27, o dabar jau 29. Tai čia jau darosi, žinai, Cameronas stiliukų blemba. Man atrodo, nebebus to. Cameronas, jo. Nu, bet aš tikiuosi, jau Avatarą išvysime šiais metais, gruodžio mėnesį. Jo. Aš turiu tokią idėją. Nu. Jeigu viskas čia tvarkoj bus ir nieks nepasikeis ten dėl asmeninių kokių nors aplinkybių, reikia daryti live podcastą. Aptarinėti, iškart pasidaryti premjerą ir iškart po premjeras sėsti ir filmuoti šitą laidą. Bainiau. Nefilmuojant šitai kamerą reikia šnekėti tokius dalykus, nes prisibazarinsim. Bet gerai, pašnekėsim. Pasakykit, ar jūs domintų tai. Jo. O šiaip, jo, nu, vat būtų šiaip prikolas. Iš karto aptart dalykus su žmonėms salį. Jo. Nu čia, žodžiu, į ateitį. Da, toli labai gražu iki tol. Tai... Tokį man akibrokštą šovė. Specialiai, kad susinervintum. Ne, nesusinervint, čia, žinai,
Na, tai paprasta viską padaryti. Žodžiu, kitos naujienos. Mickey 17, Rotten Tomatoes, kritikų įvertinimas 85%. Visai neblogai. Normaliai. 24, man atrodo, kritikai vertino. Tai tik pati pradžia, tai čia gali arba į viršų, arba į apačiai dar. Jo, tai... jo. Bet, tipo, startas neblogas. Nėra ten prastai labai. Rotten Tomatoes, man atrodo, arba like, arba dislike, ne? Ten nėra kažkokių... Ne, ten Rotten Tomatoes vertinama pagal pozityvės apžvalgos yra. Tai pozityviai vertina 84% apžvelgusių, taip. Nu, tai pozityviai reiškia either you... Ja, arba laikini, arba nelaikini. Na, nu tai va. Ok, nu tai visai neblogai. Yep. Nu, mes jau sakėm prie tą laidą, kad čia tikrai turėtų būti geras filmas, toksai ir su humoru, ir su tokiais beiškiai siaubo elementais, ir ten žodžiu. Ir sci-fi'us, ir visas kitoks. Visko ten, tai, visko daug. Bong Joon-ho, viskas ten to ir pasakyta. Jeigu matėt Parazitą, tai žinot kokią jo komedijos pusę, jeigu matėt Snowpiercerį, žinot kaip jisai distopiją vaizduoja, žodžiu, viskas bus sujungta į vieną, su puikiu aktorium, puikiais aktoriais. Pattisonu, Marku Ruffalo ir Toni Collette. Puikus darinys, manau, kad tikrai turėtų būti viskas cool. Judam toliau. Ačiū, man permėt. Nu, tai tu atsidarė sąrašą. Ok, Mufasa peržengė 650 milijonų, pasirodo. Aš visai nesekiau šito... Aš irgi nesekiau, nes man nebaisiai ir įdomu. Tas filmas mane biškai nuvylė, tai aš net nežiūrėjau, nes, nu, tiesiog... Aš biškai dabar off topic, bet pradėjau daryti tokį dalyką. Jeigu aš žinau, kad man filmas nėra baisiai įdomus, aš ir nešvaistau savo laiko žiūrint jį, o tiesiog žiūriu tai, kas man įdomu. Arba tai, ko reikalauja žiūrovai. Ekstra reikalauja. Šiaip tai prikolas visai ir labai fainai, kad jūs pakomentuojat, ką jūs norėtumėt pamatyti. Jo, nes jūs ir pašiftinat mūsų laidą dažnai. Jo, ir jau kelintą laidą iš eilės mes atsižvelgiam bent jau į vieną prašymą, stengiamės bent jau vieną pasižiūrėti iš to, ką jūs prašot. Taip ir bus ir šioj laidoje. Jo. Tai va, tai šiaip visai cool. Ačiū. O grįžtant prie Mufasos, tai pasirodo taip lėtai, bet užtikrintai keletą matėsi iš to, kiek jisai buvo pas mus kino teatruose, tai pradžiai, nu, jisai tikrai nepateisino tų lūkesčių, apie kuriuos galvoja turbūt visi kino teatrai, bet jisai taip normaliai ėjo ir ėjo iki dabar visai neseniai, man atrodo, dabar iš paskutinio, greičiausiai po šio savaitgalio išmėsiu jau iš paskutinio kino teatro, bet tai yra beveik 3 mėnesių ranas, tai visai neblogai. Jo, plus šeimos filmas, tipo, nu nice, nu ką žinau, tai gerai, pasidarė pinigų. Pernai panašiai buvo su ta didžiaja ančių kelionė, ar migration, tiesiog angliškai vadinosi, tai lygiai taip pat nesprogo ir Vonka beje irgi buvo toks pats, jis nesprogo, bet jie taip stabiliai ėjo, žinai, užtikrintai 2/3 salės, žinai, ateina ir tu savo, nu... Ir negali išimti. Negali išmesti, dėl to, kad trenka. Tai... Tas pats dabar yra su pietinė. Aš kaip nepasižiūriu, taip, arba pilna salė, arba 2/3. Tipo, iš 200 žmonių, ten 108. Aš tai pasižiūrėsiu, aš biškai netikėtai užkluptas šito fakto, bet žinau, kad jie šiaip varo tai konkrečiai. Žiauriai varo. Aš tikiuosi, kad jie, pasieks tai, ką jie nori pasiekti. Tiksliau, jie turbūt jau pasiekė, ką jie nori pasiekti. Aš manau, kad jau seniai jau pasiekė, nes netgi startas buvo... Rekordinis. Tai aš manau, kad čia gali būti vienas iš rekordinių lietuvių filmų pagal box office. Pagal box office aš esu tikras, kad jau yra aplenkė. Jau yra aplenkė. Kas pas mus buvo? Tadas Blinda? Tadas Blinda buvo pirmoje vietoje. Dabar yra pietinės surinkę 229 000 žiūrovų. Tai čia buvo iki savaitgalio. Tai dar po savaitgalio turėtų smarkiai kilstelt. Ok. Ir bendros pajamos yra 1 750 000. Tam, kad pasiektų pinigus, man atrodo, gali būti, kad jau pasiekė, nes Tadas Blinda buvo litais ir jau, man atrodo, jau surinkę yra tą milijoną, jau aplenkę. Pagal žiūrovus, nes žiūrovų buvo 303 000 žiūrovų. Žiūrovų buvo 300 000 žiūrovų. Kas su to Tada Blinda buvo? Kas čia per... Vienas pirmųjų labai didelių istorinių tokių biškių filmų, labai gražus, viskas ten su juo buvo ok, tai tiesiog žmonės ėjo į sales ir su to labai gerai viskas. Jis nebuvo stebuklingas filmas vien dėl to, kad ten, kaip mano akimis, tai Mantas Jankavičius parodė, kad jisai gali vaidinti, nebūdamas aktorius. Jam dar reikėjo pasimokyti tikrai, bet jisai neerzina.
Tuo tarpu Jokūbas Bareikis. Erzino, jau matau iš veido. Erzino. Bet, žinai, ta prasme, matyt, ne ta rolė jam. Nes kitur aš esu matęs, jis visai normaliai vaidina, žinai. Tai, bet ten labai deklamavo ir buvo tas toks, bet pats man labai sužavėjo, iš tikrųjų, nes jis labai daug potencialo turintis toks aktorius buvo. Bet esmė buvo filmo, kad jisai buvo beprotiškai gražus, ten buvo labai daug investuota į kokybę. Ir tas labai matėsi. Ir dėl to žmonės ėjo, jo labiau, kad tai, sakau, buvo vienas iš pirmųjų tokių didelių lietuviškų filmų su labai dideliu biudžetu. Man atrodo, jie ten nedakalė ten to biudžeto, man atrodo, gal 3 milijonai litų buvo tuo metu. Ir buvo tikrai įspūdinga. O gal ir mažiau. Kažką galbūt maišau, nes tai pakankamai seniai buvo 2000 kokiais. Labai seniai aš buvau Pieško, net negalėjau eiti tokį. 4 ar 5 metais. Kažkas tokio ten. 4 ar 5. Reiktų paguglinti, kad tiksliau būtų. Man atrodo, žinok, biškį vėliau. Bet, aš neverčiu tavęs googlinti, bet man atrodo biškį vėliau. Tadas Blinda pradžia. Gerai, 2011. Bet sakau, nesvarbu, bet, man tai kaip prieš 100 amžių atrodo. Bet esmė, kad jis buvo geras, kokybiškas ir taip toliau, ir dėl to jis surinko labai daug žiūrovų, ir dabar Pietinė daro tą patį, ir jis eina labai stipriai, žiauriai stipriai. Sakau, 230 000 praktiškai. Tai trūksta tik 70 000 žiūrovų, kad aplenktų tą ir būtų. Jeigu taip toliau, žinai, tolygiai eis. Jau aišku, mažėja, bet aš pasižiūrėjau, seansai praktiškai pilni. Aš vakar dar pasižiūrėjau, šiandien rytiniai jo, gal biški ne taip, bet vakariniai seansai visi beveik pilni. Ne, tai labai smagu. Sveikinam visą hebrą, kurie dirbo su Pietinė. Mes jau kalbėjome. Aš kai jau žiūrėjau, tai tą pačią dieną nusipirkti bilietus buvo be šansų. Tai... Arba sėdi kažkur ten, huiznajat kur kampe, arba nesėdi iš vis. Žodžiu, tai sveikinimai. Toliau. Joe Hillo Basketful of Heads filmo adaptacija pradėta filmuoti. Aš nesu visiškai susipažinęs su šitais DC visatos reikalais. Bet kam įdomu ir kas domisi DC visatą, tai va tokia naujienėlė jums, kas skaitėte tą kūrinį. Tai visgi pasirodo nusipelnė adaptacijos ir jau filmuojama. Man atrodo, išleidimo datos dar nėra. Nieko nežinai. Supratau. Ir dar vienas dalykas, kas nespėjot pasižiūrėti Nosferatu, kino teatre, aš manau, kad mažai tokių žmonių, bet visgi tikriausiai yra. Tai vasario 21 dieną jau po mūsų podcastų, jau žodžiu, kai dabar žiūrit, jau yra išleista, tai Nosferatu pasirodys Peacock streaming platformoje. Tai bus galima pamatyti ir theatrical release, ir extended cutą. Jo, tai su iškirptom, ištestom scenom, kam neužteko... Ten daugiau grafo Orlo, kiek žinau, turėtų būti. Jo, tai vat žmogus, kuris šnekėjo apie trilogiją, tai čia arčiausiai, ką galime bus gautau. Taip. Tai extended cutą galėsi pasižiūrėti, ten bus, jaučiu, kokių... Papildomai dar bus, aišku. 3 valandėlių? Kažkas tokio. Nu tai vat. Tai iš manęs tiek. Dar vienas dalykas tai yra, kad patvirtintas 3 Rings of Power sezonas, nes buvo kalbas po 2 sezono, kad jau Amazonas sakė, žinai, fuck it, nebedarom. Bet jisai nebuvo, kad nesėkmingas, jisai pakankamai, tipo, normaliai. Jo, man labai įdomi situacija apskritai su Rings of Power yra. Jie išleidžia sezoną, visi tuos sezonus apšika ir tada sako, gerai, dar pabandom dar vieną sezoną. Just in case. Jo, išleidžia 2 sezoną ir visi apšika ir tada sako, aš žinai, davai dar 3. Nes šiaip initialai planas yra 5 sezonai. Šika, nešika. Jeigu šaibas generuoja, tai ir daro toliau. Jo. Tai žmonės vis tiek žiūri. Jie žiūri, nes nekenčia ir tada sako, kad šūdas, bet vis tiek peržiūrė. Jo, tai esmė, kad, žinai, jeigu negeneruotų pinigų, tai niekas ir nedarytų. Bet akivaizdžiai, jeigu lipdo toliau, tai tikrai daro pinigus. Tai labai paprasta. Taip, bet aš 2 dar nežiūrėjau. Žiūrėjai? Aš po 1 blemba, man taip nėra jokios, tai jako įsijungs, žinau. Aš negaliu. Čia kaip su Witcheriu buvo? Jo, dabar po 3 sezono pabaigos, jau net ne dėl to, kad Geraltas pasikeis, žinai, ne dėl to, kad Cavillą pakeis Hemsworthą, žinai, jaunasis. Man pats principas, aš tai, blėt... Man tie aktorių keitimai tarp sezonų, blėt, nupjauna, baisiai,
Nu, bet ir supranti, viskas sako taip. Jo, pasikeis aktorius. Visi žino, kad pasikeis aktorius. Ir studijam, tai yra Netflixas, sako, ok, bet mes padarysim 3 sezono pabaigą taip, kad tikrai visi supras, kodėl pasikeitė. Bus aibys. Nu, gerai. Nu, davai, pasižiūrim. Ir baigėsi 3 sezonas ir aš taip sėdžiu, žiūriu ir taip. O kas buvo, nes aš nežiūrėjau 3 sezoną? Nahui, ką? Atsisėdo ant arklių, blėt, ir išjojo į mišką. Viskas, tuo pasibaigė. Ai. Tai ką ten jie, blėt, paaiškė? Aš... Žinai ką, čia dabar off topic yra. Atsiprašau. Aš kalbėjau, mama man paskambino, sako, Arnai, baik keiktis. Vainius kaip žmogus, normaliai nesikeikėt. Aš dabar šitą vietą, šitą vietą, kur tu vienam sakiny 3 keiksmažodžius ir 4 sportuoji, aš jai nusiųsiu. Gerai, mano mama sako, toliau. Kad negali žiūrėti mano podcastą, nes aš keikiuosi. Tęsim toliau. Tai aš irgi, aš žinok, nu čia dar prieisim prie komentarų, taip įsidu. Oi. Žodžiu. Aš pradėjau žaist Witcherį 3, nes niekada nebuvau žaidęs. Nusipirkau, nes buvo labai didelė nuolaida, pradėjau žaist ir blematus man užėjo toks ardžas. Aš noriu pasižiūrėti serialą vėl. Aš sustojau antrą sezono vidury kažkur, nes tiesiog, nežinau, kas man nutiko, tiesiog, atsibodo. Neįdomu, nežinau, neužkabinu. Ir dabar, kai tu taip šneki, tai vėl tu man numuši tą visą vaibą, bet nežinau. Žinai, aš vis tiek peržiūrėčiau. Man, pavyzdžiui, man tam tikri elementai to serialo patinka, tam tikri ne. Aš neskaitęs šito Witcherio knygų, tai negaliu pasakyti. Šiaip planuoju kažkada nusipirkti paskaityti, bet... Aš irgi. Bet kol kas dar ne, nes turiu tiek knygų kalną kol kas tik planai. Prie savo naktinio stalelio, tikriau ant naktinio stalelio. Ten yra tų knygų labai daug ir aš ten, kol jų visų dabar neįveiks, tol nieko naujų projektų, taip sakant, nesimsiu. Bet, man tas pasaulis visai patiko, supranti, ir man patinka tam tikri charakteriai, man patiko, aš žinau, kad Ciri netokia kaip žaidime, kad Yennefer irgi netokia kaip žaidime, žinai, ir gal ir gerai, nes tai yra adaptacija ir ten tam tikrų Ką tu čia darai, ble? Atsiprašau, šnekėjau. Tam tikrų improvizacijų, žinai, gali ir turi būti, viskas yra su to gerai, nes tikrai negali perkelti tokio žaidimo kaip Witcherį, žinai, pilnai į ekraną, nes tau reikės 15 sezonų, žinai, kad tu papasakotum vieną žaidimo istoriją. Nes tas žaidimas eina, jisai pės, ta prasme, tenais yra something. O tu žaidėjai? Aš jo neperėjau, bet aš jį žaidžiau ir tada supratau, kad jį normaliai žaisti reikia daug valandų turėti. Jo. Nes aš grįžtu po darbo, nusilesęs kaip šuva, žinai, atsisėdė, įsijungi geimą ir tada taip pusę valandos arba valandą bandai prisiminti visus valdymus, nes ten visas tos magijos, visi gerai, kaip ten ką padaryti, pajudėti. Nu, ten tikrai yra ką veikti, įvaldyti. Ir gerai, aš prasidėjau kažkada sekmadienį 6 valandas. Viską jau tipo, saibys. Žinai, antradienį įsijungiu, nieko nebeatsimenu. Ir plėt. Nu, čia jau skilą iš jų galiu pasakyti. Ne, šiaip aš ant kombato irgi, žinok, biškį turiu nusiskundimų. Aišku, aš jį žaidžiau po Elden Ringo, tai biškį skiriasi. Bet man kažkoks kombatas toks... Šiaip sunkus kombatas. Nežinau, man kažkoks netoks tiesiog. Kažkas ne taip, net. Tai labai sunku nuo vieno žaidimo pereiti ant kito, bet gal tiesiog priprasti reikia. Ne. Bet ne apie tai. Bet galiu pasidžiaugti tiesiog, kad Miražą perėjau. Valiau Platinum? Ne, dar neišgrandinau, bet žaidimą perėjau. Bet, jau kind of nedaug liko. Šiaip nedidelis grindas, ten... Ja, tai sakiau, kad jau reikės. Tai va tą pasibaigs. Valandų gal aš užtrukau. Tai tikrai, kaip pisiu to iš šitos. Gerai, tai iš esmės, grįžtant tada prie šito, apie ką mes čia kalbėjom. Apie Witcherį. Tai pasižiūrėk. No Rings of Power šiaip iš viso tai trūkom. O Rings of Power tai dar nežiūrėjau ir turbūt įsijungsiu gal, bet tipo. Tai va, tai turi dar naujienų? Ne, tai tada galim važiuoti prie komentarų, kurių buvo visai nemažai šį kartą. Šį kartą visai nemažai, aš ten pakomentau, tai už tai atrodo daugiau, bet aš stengiuosi atsakyti žmonėm, kad jie nesijaustų, taip sakant, nematomi. O jeigu iš tikrųjų, tai tiesiog yra tam tikri dalykai, kuriuos mes galime atsakyti iš karto, kai kuriuos mes pasiliekam atsakyti čia. Tai gerbėmėjai, jeigu neatsakėm, tai negalvokit, kad mes nematėm, mes perskaitom tikrai visus komentarus, aš per dieną 3 kartus patikrinu, ar kažkas kažko neparašė, tai
Tikrai viskas perskaityta. Tai va, Donatas mūsų. Donatas, kaip visada. Ačiū kolektyvas už geras apžvalgas. Išgelbėjot vyrai, keli podcastai atgal žadėjau žiūrėti Medžiotojas Kreivinas. Jūsų dėka nežiūrėjau ir tuo džiaugiuosi, nes filmas totalus šlamštas, nors iš trailerio atrodė neblogai. Ką aš sakiau? Ne, mes nenorim, ta prasme... Mes nenorim atmušti nuo filmų žiūrėjimo, nes jūs turit patys susidaryti nuomonę apie filmus. Čia yra esminis dalykas. Tai, ką mes šnekam, yra mūsų nuomonė ir mes tikrai vertinam jūsų nuomonę, kurios laukiam komentaruose ir tikrai ne vienas žmogus pasidalina tą nuomonę. Ir šiuo atveju, aš taip supratau, Donatas pasižiūrėjo namuose filmą. Tai va, judam toliau. Kas liečia pietinius, nesu lietuviško turinio fanas, bet šitas atrodo įdomiai. Pritariu. Aš neturiu ką pakomentuoti, čia jau išsakyta... Praeitoj laidoj. Jo, jau daug kartų išsakyta, kad čia filmas vertas dėmesio. Konklava atrodo bomba. Kiek teko domėtis, šitą tikrai žiūrėsim. Tai linkiu geros peržiūros ir netempt ilgai. Konklava yra tokia lėtai tiksinti bomba, gal pataisykim. Atominė tokia. Ir kaip dėl Kapitonas Amerika, kodėl tiek mažai seansų rodo premjeros dieną išėjo 14 vasario ir rodo tik po 2 seansus, Kaune nelabai paėjęs filmas, ar kaip? Ne, tai visada, man atrodo, premjeriniai seansai būna 1-2. Baigtų. Ne, aš kalbu, kad... Vasario 14 yra penktadienis, tai yra premjerinė. Ai, ne, aš kalbu apie išankstinius ketvirtadienį. Ne, ai, sorry, aš sumaišiau, galvoju, kad čia apie išankstinius. Tai nežinau tada. Aš paskui galėsiu paaiškinti, bet mes apkalbėsim Kapitoną šitoj laidoj. Jo, tai jeigu nori, gali šokti timestampą, jeigu neklausysi daugiau nieko, tik apie Kapitoną. Bet šiaip taip. Tai va, toliau. Aš tiubinu. Man Konklava baisiai nuobodus pasirodė filme, kuriame bus parodomas pats paslaptingiausias procesas už uždarų durų. Tikėjausi kažko tokio, kas nustebintų, tiek, kad filmas būtų smerkiamas ir siekiamas uždrausti tų su juodomis sutanomis. Pamačiau banalybės, apie kurias kasdien galima paskaityti spaudoje, kad kunigas turi vaiką ar kad yra homoseksualus. Daug įdomiau buvo serialas Jaunasis popiežius. Jaunasis popiežius beje. Jeigu nesimatęs, tikrai yra žiauriai cool. Judas Law vaidina. Bele kokio gerumo serialas ir tikrai labai labai įdomus. Kažkas, man atrodo, rekomendavo irgi šitą. Tenais tikrai daug kas, kur rašo ir lygina šitos 2 pasakojimus. Nepasakyčiau, kad sulyginami, bet whatever. Young Pope yra serialas. Pirmiausia, negali lyginti serialo ir filmo. Taip. Čia pirma taisyklė. Tai va. Arnas turbūt labiau palaikytų šitą, kad nuobodus buvo. Jo, aš sakiau, kad man buvo nuobodu. Aišku, aš turėjau visą dieną mytus. Aš jau sakiau. Tai gali būti, kad tai labai didelę dalį sudarė to, kodėl man buvo nuobodu ir sunku žiūrėti. Jeigu būčiau atsikėlęs ryte ir nuvažiavęs, galbūt visai buvo kitaip, žinai. Bet kol kas jo laikausi tos nuomonės. Man buvo lėta ir nuobodu. Šiaip Vilma Dolotovaitė parašė labai didelį atsiliepimą apie pietinę. Aš ją neskaitysiu, bet mes acknowledginame, kad tu parašei šitą, jūs parašėt šitą komentarą. Šiaip labai faina interpretacija filmo. Tai va, tai jeigu kam įdomu, nueikit į praėjusias laidos komentarus, paskaitykit Vilmos komentarą. Šiaip visai nice įžvalgos. Laminskas parašė. Neplanavau žiūrėti Pietinę kronikos, nes dauguma lietuviškų filmų tiesiog nuvilia. Pritariu. Taip. Bet jūsų entuziazmas sudomino. Ačiū už rekomendaciją. See what I did there? Yeah. We see what you did there. Tęsiant dėl Nosferatu trilogijos. Tai čia tas pats. Čia tas Okay. Pirma dalis. Čia kaip, aš taip suprantu, kaip Laminskas įsivaizduotų trilogiją. Pirma dalis. Istorija apie Visborgo gyventojus, Elenos ir Tomas santykiai būtų pagrindinė tema. Filmo gale pamatome Nosferatu ir kaip jis užkeri Hernoką. Antroje dalyje matome, kaip Nosferatu tampa tuo, kuo jis yra. Taip pat pradedame suprasti, kodėl Nosferatu turi tokį stiprų ryšį su Elena. Na ir trečia dalis būtų dabartinis filmas. Dracula knygos kol kas neskaičiau, tai visas istorijos nežinau, bet taip įsivaizduoju trilogiją. Sėkmės darbuose tikiuosi sulaukti ir senų filmų apžvalgų, pavyzdžiui, Memento, Seven, Night of the Living Dead. Dėl tos trilogijos. Taip. Žinai, viskas skamba labai gerai, kol nepradedi daryti. Jo, aš šiaip įsivaizduoju, kad... Pirma dalis, jau matau, flopą. Iš karto. Per daug lieta. Jo, per daug neįdomu. Žmonėm nėra įdomu žiūrėti kažkokių 2 žmonių
Nu, nebent ten pridėsi kažkokių ekstra elementų, Žiūrėk, kurie negalim paspaisins. visiškai sakyti, nes Dune'as yra panašių principų, jis yra tik tai įsivažiavimas pirma dalis. Nu, Dune'as yra, žinai, ten atskira parapija. Bet Nosferatu temai man atrodo, kad tai netiktų. Dėl to, kad jisai yra tamsus, niūrus, žiauriai lėtas ir iš savęs yra, šiaip filmas yra belekokio lėtumo. Dune'as šiaip, Ja, varyk. Jis daugam ir nepatiko. Pirmas, dėl to, kad jisai buvo lėtas ir nuvedė niekur. Būtent, tai tie fanai, žinai, didieji, kurie knygą skaitė, arba apskritai, kuriem, nežinau, patinka va tas toksai vaibas kažkoks. Man, aš nebuvau knygos skaitęs, bet mane pirma dalis užkerėjo, kad ir buvo ekstra lėta. Žodžiu, tai, sunkiai, bet, tipo, galima įsivaizduoti tai, bet aš manau, tai būtų labai labai sunku įgyvendinti. Labai. Dėl senų filmų atsižvelgsim galbūt ateity kažką. Jo, šiaip turim minčių, bet kol kas dar nieko nenorim atkleisti. Jo. Yra idėjų, bet kol kas dar paliekam biškį. Jo, ateity. Taip, Gražvydas Mickevičius parašė, kad Arklidės Šiauliuose buvo, o ir vieta ta pati pavaizduota filme. Ačiū, Gražvydai. Ačiū tau. Mes ko prašėm, tą ir gavom. Dabar įdomu, jei galėt sakyk, ar dar dirba jos ar ne. Rašo, kad pavaizduota. Vieta ta pati. Ja, tai vieta ta pati, žinai, bet ar ten kažkas dar vyksta ar ne? Irgi visai įdomu būtų. Mignas rašo, keiksmažodžiai rėžia ausis, rekomenduočiau jų vengti, atrodytų oficialiau, kokybiškiau. Tai aš kaip ir atsakiau, mes atsakėm komentaruose. Prisipažinai. Mes oficialumo niekad nesiekėm. Čia toks pointas ir yra. Mūsų laidos esmė yra tokia, kad mes ateinam pakalbėti tarpusavį ir su jumis. Ir mes kalbam su jumis, dalindamės savo įžvalgom ir bandom įsivaizduoti, kad aš su Arnu esam jūsų draugų tarpe. Gal nesam draugai, bet esam, sakykime, susedovai. Ir mes kalbam apie filmus ir tiek. Ir serialus. Ir daliname savo nuomonę ir savo entuziazmų dėl tam tikrų filmų ar nusivylimų. Ir tiesiog laukiam jūsų feedbacko irgi. Ir šnekam taip, kaip šnekėtumėm kiekvieną dieną. Tai yra, mes neateinam pasirašę skripto, mes neateinam pasižymį, gerai, kartais gal pasižymį kažkokius svarbesnius dalykus mintyse, bet ta prasme, tu neini su žmonėms šnekėtis pasiruošęs kalbos. Tai reiškia, tą patį jūs girdit ir matot čia. Mes tikrai neskriptinam laidos, dėl to kartais nupjaunam į pievas, tai nusišnekam. Savotiškas, manau, žavesys tik. Tiesiog viskas yra labai simple, mes neįsižydžiam ir tai yra normalu. Kažkam tikrai gali užkliūti, mes tikrai dar prieš pradėdami kalbėti ir pradėdami daryti šitas laidas diskutavom, ar mes norim kalbėti taip, kaip mes kalbam natūraliai, ar mes biškai prasifiltruojam ir mes nusprendėm, kad mes darysim natūraliai, taip kaip mes šnekam ir jeigu tų keiksmažodžių mūsų akimis ar mūsų nuomonė nereikia, tai mes ir nesikeikim. Bet jeigu reikia taip išekspresinti savo įsiūtį ar džiaugsmą ar dar kažką, kaip aš tą padariau su Vičeriu, Vičgau, su kuo čia? Nu, su kažko, jo. Su Vičeriu, tai aš tą ir darau ir nieko tu net padarysi. Jo, tai dėl keiksmažodžių sakau, aš mama mano skundžiasi ir žmonės irgi rašo komentaruose. Ir aš paklausiau ir aš pasirodo visai toksai nehujovas keikūnas. Vėžikas. Čia tas, žinai, kur nenori čia nei keiktis, nei hujaiktis, bet žodžiu. Tai gal biškai rėžia tą ausį, bet čia mano yra natūralus flow. Aš gal pabandysiu kažkiek prafiltruoti, bet taip prafiltruoti, kad nesijaustų, nes man, kai reikia filtruoti, tai aš tada, aš galvoju, ką aš sakau, o tai nėra natūralu. Ir man nelabai galvojam kažką. Jo, man nelabai patinka, kai buvo nenatūralu. Gerai, Algirdas Norkus rašo, šiaip aš Algirdą atsimenu, galbūt net ir iš kitų komentarų, ar man čia vaidenas, nežinau, bet mano didžiam nusivylimui turėjau kančios pamatyti filmą Pietinė kronika. Tai dar iki filmo peržiūros negalėjau suprasti, kodėl taip aukštinimas. Pažiūrėjau filmą, nieko gero 16-19 metų vaikučiams, gal ir įdomus meilės pasimetę vaikučiai. Lietuviams turėtų būti draudžiama kurti filmus įstatymiškai. Draudžiama, čia buvo capsloko parašyta, ne? Labai puikiai, labai puikiai, okei. Vos keli geri per visą istoriją geri filmai. Wow. Lietuviškai, tai Lošėjas, Stebuklas, Piktųjų karta. Kad lietuviai prastai kuria filmus, taip. Kad mes turim gerų filmų, taip. Ar mums reikėtų nustot
kurt filmus? Ne. Nesąmonė, baigit jūs juos. Kursim ir kažką sukursim, kaip pietinė. Nu gerai, aš suprantu, kad yra visokių nuomonių, tai mums irgi kai kurie filmai nepatinka, kurie patinka kitiem ir atvirkščiai, tai viskas tvarkoja, kad tau nepatiko filmas, viskas gerai. Tau gal patiko kažkas kitas, kas mums nepatiko, nu žodžiu. Bet iš tavo išvardinti filmai Lošėjas, Stebuklas. Jie yra geri. Yra tikrai geri. Ja, gerai, visiškai. Bet aš prie šitų filmų pridėčiau ir pietinę. Ta prasme, man visiškai vienam lygiai. Ačiū už Snieguolė rašo, ačiū už kino apžvalgas. Pietinė kronikas man patiko, vienas stipriausių lietuviškų projektų, apie ką tik ir pakalbėjom. Daug bendro su jaunystė mano, vėlgi, kas yra labai cool dėl to, kad, net ir prijaučia ir mūsų, ir tavo amžiaus auditorijai, mano amžiaus ir galbūt ir vyresnė auditorijai. Tik truputį užkliuvo Džiugo amžius, o šiaip viskas smagiai žiūrėjęs, liko šilti atsiminimai. Aš kai žiūrėjau filmą, galvoju, kodėl jis plinka? Jo. Aš nežinau, ar mes praėjusioje laidoje kalbėjom apie tai. Džiugo amžius galbūt kažkiek kliuvo. Bet aš iš karto savo pradėjau aiškinti ir teisinti, žinai, kodėl taip yra ir taip atrodo. Senis jisai regbį žaidžia. Tai pirmiausia, jisai žoskait talžytas yra. Also, yra jaunų bičių, kurie plinka ir čia gal neturėtų būti? Jo. Yra tiesiog, būna žmonės nuo 18 pradeda plikti. Also, pasižiūrėkit, Hebra, į Džiugo nuotrauką dabar. Jisai neplinka. Jis tiesiog, kadangi taip nuskustas, įdomiai. Šukenas geras. Jo, toks grinai šukenas. Lungreno šukuosina padaryti, žinai, tų laikų. Tai gali būt, kad tiesiog tokia galvos forma ir kai tu nuskuti viršų iš šičia, tiesiog, išriškėja, žinai, tas pakaušis. Ir that's it. Jis šiaip normaliai atrodantis bičas ir jam, kai filmavo, turbūt buvo 2-3, 2-4, nes jam 2-6 dabar. Okay. Tai netiek ten netoks ir didelis tas tarpas. O, kaip sakau, jisai regbį žaidžiantis bičas, ne, filme yra. Tai jisai automatiškai bus labiau stambesnis, labiau grubesnis, nes ten, aš taip tiesiai šviesiai rimtų vyrų sportas. Ne bet kam ten, ne bet kokiem, silkiam ten žais, blėt. Mane ten sutrintų į miltus visiškai. Aš ten po pirmo smūgio skriščiau. Tai, turi būti tvirtas ir automatiškai, kai tu esi tvirto sudėjimo, tokio grubiam sporte pastoviai būni, manau, kad tam tikrai susiformuoja pats ir kūnas ir įvaizdis toksai, žinai, padarytas. Tai aš manau, kad ten viskas gerai, bet kad jis atrodė vyresnis negu 18-19, tai faktas. Ja. Taip. Bet kažkaip sugebėjau pateisinti ir mane kliūti. Netrukdė kažkaip normaliai. Dar turim kažką. Dar yra keli komentarai susiję su pietinė. Tai aš tiesiog praskipinu ir ačiū, iškart pasakysiu taip. Ačiū Mainisim. Paaiškinimas filmo pabaigos. Ten galite irgi pasiskaityti. Kažkas padėkoja mums, tai ačiū Klinė Raz. 09, tada, man kas patiko, Žiurkius. Žiurkius man patiko, rašo, kad Konklava negavo kinematografijos nominacijos yra didžiausias šių metų apiplėšimas Oskaruose. Ir aš visiškai su tuo sutinku. Negavo nominacijos? Ne. Jis nenominuotas, nėra nominuotas už kinematografiją, nors ten... Biški liūdna. Tai žinai, kai negauna apdovanojimo, okei. Jo. Bet negauna tipo nominacijos, tai reiškia, jis net nebuvo pastebėtas. Toj srity, kur turėjo būti. Jo, kur realiai tikrai stiprus buvo. Čia kažkoks apiplėšimas, pritariu. Ir paskutinis, Čiapis, prieš paskutinis, bet greitai. Čiapis, kuris mūsų vienas irgi pastoviausių komentuotojų. Sveiki, pamiršau pakomentuoti po praeitų video, dabar reiks atidirbti. Laukiu Pietinio kronikų UK kino teatruose, pas mane rodys tik kovą, tai jau planuoju kaip su žmona nuvaryti. Tai aš, kai sulauksi Čiapį peržiūros ir pasižiūrėsi filmą, labai lauksim nuomonės. Aš šiaip pastaruoju metu norisi grįžti į filmus iš 2000-2010 metų, tai yra pirmą dešimtmetį, kuriuos žiūrėjau paauglystėje ir juos peržiūrėti jau su 36 metų amžiaus pasaulio suvokimu ir labiau pabrendus. Kaip mano vienmetis, dėts. Tikiuosi, kad ir susižiūrės visai kitaip. Ir taip dažnai būna. Ar jums taip būna? Va. Jo. Grįžtat prie jaunystės filmų. Sorry už ilgą postą. Jo. Grįžtam. Aš šiaip labai dažnai grįžtu prie senesnių filmų, tada, kai rodo per televizorių. Ir ypač prie tų, kuriuos esi matęs kažkada tiksai seniai ir nerevačinai. Tai visai
kitaip, visai kitom akim pasižiūri, visai kitaip supranti ir labai faina ir labai keista būna. Man kas įdomiausia yra, tai kai mes pasižiūrim animacinius filmus, tuos, kuriuos tikrai labai seniai matėjai ir tada supranti, kad tas filmas yra absoliučiai ne vaikams skirtas. Arba tiksliau, kad kūrėjai sugebėjo dviem skirtingom, masyviai skirtingom auditorijom sukurti filmą. Tas pats filmas, bet absoliučiai kitos žinutės. Tai va, tas yra labai fainai. Aš net kažkada Ratus pasižiūrėjau ir man toks... Nu, žinai, kur aš vaikas kažkaip kitaip šitą žiūrėjau. Nu, aš vis tiek dabar kažkaip... Nu, visai man kitaip atrodo. Ja. Net paprasti tokie. O apie rimtesnius filmus tai net nėra ką šnekėt, bet kokiu atveju yra visai kitas supratimas. Ir aš net negalėčiau pasakyti, kad esu labai dabar čia protiškai subrendęs, galbūt dar po 10 metų, gal dar kitaip suprasčiau šitą filmą. Tai ne šitą apskritai, bet kokį kitą. Nu ir Vygintas rašo, ačiū už naują tinklalaidę. Ar pakalbėsite apie filmus Better Man bei Complete Unknown? Tai pakalbėsim apie Complete Unknown. Tuoj pat. Dabar realiai. Dabar realiai kalbėsim. Važiuojam. Bet palauk, dar iki tol... Aš jau užsihypinau. Nu, davai. Tai tik primenam, kad galit saugiai naršyti internete, užsibukint NordVPN-ą. NordVPN-as yra zaibys, aš dabar pradėjau naudoti, man tikrai labai, labai, labai patinka. O, aš irgi naudoju dabar. Nesakysiu, ką, nes negaliu sakyti. Bet laidos apačioj. Čia ir aprašyme yra nuoroda į kodą, rekomenduojam. Jo, nordvpn.com/rekomenduojam. Jo, ir... Pasėmė 2 metų planą, gaunate 4 mėnesius nemokam. Papildomai. Nu ką, tai dabar pakalbėkim apie tai, ko žmonės prašo. Ir tai yra filmas apie Bobą Dylaną, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Timothée Chalamet. Taip. Timothée Chalametas, arba whatever we call it. Arnai, pasidalink savo nuomonę. Jūs visi žinot, kaip man patinka filmai, kuriuose yra daug muzikos. Šitame filme buvo ekstra daug muzikos, kaip dokumentiniam... Man nežinau, koks... Biografinis. Biografinis? Okay. Dokumentinis, sorry, atsiprašau. Kaip biografiniam filme, tai buvo visai nemažai muzikos tikrai, bet man patiko. Aš nežinau, kiek ten davai, 4? 4, daug. Blemba, aš gerai labai laiką praleidau. Iš tiesų, man tas folkas toks, ta armonikėlė, blėt, kaip smagu. Su bandža. Aš sėdėjau, net žinok, koją trepsėjau, toks, wow, kas čia buvo. Gerai, labai keista pradėti iš karto nuo teigiamų čia. Man kaip patiko. Gerai, viskas buvo. Geras filmas. Žodžiu. Ne, tai nereikia iš karto negatyvą. Viskas gerai. Jo, šiaip tikrai geras filmas, aš pritariu. Tikrai geras filmas. Aš nesitikėjau, kad man pramuš Bohemian Rhapsody. Man čia buvo vienas labiausiai patikusių biografinių filmų. Nežinau, kodėl tai buvo, bet, kažką jis man ten turėjo. Nesakau, kad Bobas Dylanas pramušė man šitą, bet buvo labai arti ir tikrai buvo įdomus, gražus filmas. Gal šiek tiek ištemptas. Truputėlį pabodo, pačiam galėjau virš 2 valandų, ar ne? Zdarov. Virš 2 valandų, ne? 2:20. 2:17 turbūt. Nu va, žodžiu, tai... Jeigu būtų iki 2 valandų sutilpę, man būtų buvę biškai geriau. Jo, pats finalas, pati pabaiga, sakykime, labai, labai kažkaip ištempta buvo ir ten žinai, kaip viskas sukrenta į pabaigą ir karjeros hajus, ir čia meilė, ir nemeilė, ir toks kažkoks, mėtymasis, ir žodžiu, ir viskas viename buvo toksai, ir viską reikėjo sukišti, bet gal pradėkim nuo pradžių. Nes visada pradedam nuo galo. Kaip visada nuo galo pradedam, tai žodžiu nuo pradžių. Pradėkim gal apskritai nuo Timočio. Timotis padarė labai gerą darbą šitą vietą. Puikiai įkūnijo tokį apskritai... Ekscentrišką menininką. Norėjau pasakyti tai, bet pradžiai jis toks nebuvo. Jis toks buvo pradžiai gal sunkiai suprantamas, toks tylus, ramus, savose mintyse paskendęs toks kūrėjas folko ir labai buvo gerai nupiešta visa arka. Tu matei, kaip jisai keičiasi, tu matai, kaip jisai šiftina iš to tokio paprasto čiuvelio, bet jisai užlipa ant scenos ir jisai pakalbina vieną tuo metu žymiausių folko atlikėjų ir jis toks, žinai, visas šustras. Ir jis taip pabiški šiftina į tokį labai stiprų ekscentriką, tokį pasikėlusį kažkokį žmogų, kuris nenori bendrauti, nenori matyti,
jis gyvena su mergina, jam nusišiktant tos panos, jis savo gyvenimą gyvena. Tik tai, kad savo pasaulį. visiškai, ta prasme. Tai, o pradžiai jis toks netrodė. Tai Timotis labai puikiai šitą pavaizdavo, labai puikiai įkūnijo ir labai stipriai tiko jis tai roliai. Aš paskui pasižiūrėjau Bobo Dylano tipo fotkės, kaip ta prasme toks, labai Timotis biškai gražesnis už. Jo, taip, jo veidas toks švelnesnis, gal sakykime, jo tokie bruožai kažkokie, gal šiuolaikiniam standartam tokie yra labiau. Bet kai Timotis yra su akiniais ir tai savo plaukais, tai tokiais firminiais Bobo, žinai, jo. Tai praktiškai neatskirtum, jeigu taip sudėtum dvi nuotraukas, tai yra Timočio ir Bobo, jeigu suvienodintum, žinai, tą spalvų gamą ir visą kitą, tai būtų kaip kopijos. Aš biškai buvau pasiklydęs toj meilės istorijoje ir aš nesupratau Bobo, kas jam ten yra, blėt, jis gal pats nesuprato, ko jis nori ir kas jam yra. Gerai, aš suprantu tą momentą, kai visi galvoja, kad brandolinis karas prasidės ir, žinai, jau čia, paskutinė realiai diena, nes per visur reikia, žinai, dabar tie, kurie, neišvažiuos iš rytinės pakrantės ar ten vakarinės pakrantės. Vakarinė, man atrodo, bet negaliu pasakyti. Gaus karočią iš Kubos raketų, žinai, ir bus prizdavims. Tai jisai, gerai, pakoncertuosiu čia kažkokiam tai local bare, žinai, ir tada ateina ten ta Joanne. Kuri pakankamai hot yra. Ja. Ir kaip paskutinis kasnelis. Ja, paskutinis kasnelis. Neblogas pakliuvo. Tai davai varom. Žinai. Jo, ir aš manau, jinai su tokiu pačiu mindsetu irgi atėjo. Tiesiog užėjo, šitas visai nieko. Jamam. Važiuojam, tipo, gerai. Tai aš suprantu, nepateisinu. Ne, tai nėra pateisinu, bet toks, žinai, gal toks yra gerai, paskutinės dienos ardžas, kur tipo, koks skirtumas? Jeigu mirsim, tai koks skirtumas realiai? Ta ten sėdi Romai, sveika bus, viskas ten gerai. Ir kai pats esi pakankamai toks jau tuo metu ekscentriškas, aš manau mažiausiai, ką jis galvoja, tai apie tą savo merginą, kuri sėdi dabar Romai. Jo, tai va, tai tipo... permėgojo, atsikalė ryte, nieko neįvyko. Shit. Well, that sucks. Blet. Gerai. Tai gerai, judam toliau, žinai. Ir tada, ir ką, grįžta pana ir sako, išmokai kavos išsivirti. Jo. Moku kavą virti. Bet aš galvoju, kad jį prigaus, bet žiūriu, kad kažkaip taip ir užglaistė tą ir praėjo. Užglaistė, bet jinai vis tiek suprato, žinai. Ne, tai moteris nėra kvailas, žinai, tai nori tu to nenori. Man labai patiko realiai dauguma aktorių, kurie vaidino. Šiaip Elle Fanning, tas personažas, ta merga, iš principo, mergina jo, kuri ten buvo į Romą išvykusi. Silvi. Na ir žodžiu. Tai tokia piškinė išvystyta, man pasirodė. Tokia, kaip ir supranti viską. Jinai tokia on and off. Gavosi labiau tokia on side negu... Side chick. Jo, tu kaip ir supranti, kad jisai su ja turi santykius, tu kaip ir supranti, kad jie kartu gyvena, bet jinai tokia kažkokia... Vanila tokia. Neišvystyta, realiai, ta prasme, jinai pasirodo kars nuo karto, kad parodyt, kad jis turi merginą šiuo metu, viskas. Ir tuo pačiu, kad jinai kaip ir myli, žinai, tą Bobą, bet tuo pačiu supranta, kad negali būti su juo, nes, ten nieko ten su juo nebus. Valkata jisai yra. Literaliai. Literaliai. Man fainas buvo tas dalykas, kad parodė, kad jisai ėjo absoliučiai prieš sistemą ir jam buvo visiškai vienodai. Ta darė ir kitos biografinės juostos, tai yra ir tas pats Bohemian Rhapsody, kuris šiaip buvo labai nušvelnintas. Iš biografijos pusės, taip. Ir visi kiti dalykai. Tas pats Elvis. Žmonės sakė, visi produceriai sakė, eik, nenusišnekė, ką tu darai, taigi niekam neįdomu ir neklausys. Ir aš galvojau, žinai, pabaigojau tenais kaip tą folko festivalio, ten pabaigojau, kai atsistojus su bendu, žinai, groti, o ne, tipo kaip ten žmogus su gitara ir balsu. Tai jisai su elektrinė gitara, žinai, su viskuo tenais atsistojo ir taip pagalvojau, pradės groti ir visa minė, o aš... Aš irgi taip galvojau. Ir Bybio. Ir visi sako, kokį čia šūdą groji, blėt, ir mėtė ten skarbėm ir viskuo. Jo, ir tada antra daina galvoju, okei, turėtų pabiški shiftint,
Ne. Ne, vis dar šūdas, vis dar eik nuo scenos. Jo, ir šipsno tik tai pirma galbūt eilė, ten buvo matėsi, kad... Jo, bet kai jisai grįžo prie savo folko stiliaus vėl, nes jisai grįžo. Paskutinę dainą atliko jau folko stilių. Jo. Bet jisai dainavo tą dainą, kurią Woodis, man atrodo, buvo parašęs. Tas jo dievukas, tas ikona, kurį jis iš pradžio atvažiavo aplankyti. Jis šiek tiek sumodernizavo, aišku, tenais tos elektrinės kažkiek tai įnešė, bet tų technologijų, sakykim. Bet tai vis tiek buvo labiau folkas ir tada žmonės kaip ir pradėjo lyg ir mėgti, bet to pačiu ir, žinai. Aš kaip ir kinda suprantu tos festivalio kūrėjus. Na tai tai dabar jeigu tu įsivaizduoji, kad važiuoji į Visagino country, taip, ir tau užvaro Rammsteinus. Pasiimu gitarą, atsisuku geiną ir pradedu drožti ten, žinai. Metallica, karoči. Jo, nesvarbu, bet kokį metalą. Tai nėra, žiūrėk, tu gali eit prieš sistemą, tu gali grot, ką nori, bet ne folko festivalį. Ja. Aš šito nesupratau. Šito ėjimo prieš sistemą, tu ne tą auditoriją pasirinkai prieš sistemą. Tu gali paleisti albumą kitokį, tu gali paskelbti savo koncertą ir grot muziką, kurią tu nori grot. Nebūtinai tą, su kuria tu išgarsėjai. Jo, šitą suprantu. Bet atvaryti į folko festivalį ir ten pradėti grot, ką nori, tu supras, kad čia žmonės susirinko folką paklausyti. Tai jie, kad mėgsta jie tave, tai nebūtinai mėgsta tavo naują muziką. Žodžiu, toks, kandai, reikėjo susiprasti, sen. Tai bendrai paėmus, man tai irgi labai patiko. Nebuvo taip, kad man ten įsprogdintų smegenis ir taip toliau. Reikėjo galbūt šiek tiek priprasti prie to lėto tempo, nes filmas pakankamai lėtas yra. Labai daug dainų ir įprasta yra bent jau biografinėse šitose dramose, kad yra keli pilni kūriniai. Ir dauguma jų yra pradeda dainuoti ir tada ten katas kažkur. Jo. O čia praktiškai visus, kuriuos grojo, 90% dainų buvo pilnas. Už tai tokia ir trukmė. Jo. Ir, sakau, biškai, jeigu būtų 15 dainų pakatinę po 1 minutę, būtų buvo gerai. Aš tai žinok nepykstu visai. Ne, aš nepykstu, bet tiesiog aš būčiau tikrai labiau mėgęs, jeigu jis būtų trumpesnis buvęs. Jo, tikrai Užnisa, pripažinkit, Užnisa žiūrėti filmus virš 2 valandų. Užnisa. Apskritai, iki 2 valandų turėtų būti filmas, nieks nenustato turi būti, taip, Brutalistas iš viso ten, 3,5 ar kiek ten. 3 gal. Yra filmų ir po 4 valandas ir tikrai yra labai ilgų filmų ir kurie susilaukia pasaulinio susidomėjimo. Tai ta pati Kopa 3 valandas. Tai va, tai... Oppenheimeris 3 valandas. Bet tiesiog kartais tikrai Užnisa ateiti į kiną, ir 3 valandas praleisti. Ja, buvo metas, bet dabar aš ką pastebėjau tendenciją. Šiaip daugėja filmų, kurie yra po 1,5 valandos arba, iki 2. Tai aš visai džiaugiuosi, nes vis daugiau tokių atsiranda. Ir mane, papjaunas, ten kaip ir per tvarę įkrenta, žinai, toks filmas, kur 2,5, 2 kem, 3, kaip jį sukės, žinai. Tas pats Wicked. Aš su didžiausiu noru, mieliausiu noru ilgiau būtume rodę, žinai, nes jį puikiai, bet jis tiesiog nebetilpo. Nes ta trukmė, jinai papjauna, žinai, nėra kur dėtų filmą. Taip, tai realiai į tą filmą galėtų tilpt 2. Ir tas pats yra su šitu Bobu, žinai, jisai yra 2 valandos 17 minučių. Tai yra pakankamai ilga trukmė ir realiai užima maždaug 3 valandas repertuarą. Taip, nes tu turi, žinai, duoti tarpą. Išvalyti, reklaminis blokas, lelelelelelė. Tai va, tai jau 3 valandas. Įsivaizduokit filmą, kuris užtrunka virš 3 valandų, tai realiai yra 4 valandos. Ja. Tai tokį filmą gali parodyti 3 kartus. Vienoje salėje, taip. Ir su Bobu tai yra problema, kadangi žmonės jį nėjo žiūrėti, tai jo nėra kaip ir išlaikyti. Nes jeigu jis būtų 1,5 valandos, tai gerai, tai ar tam valandą kem, žinai, tai tu gali, čia slotas yra, gali palikti. Ir filmas tikrai vertas peržiūros ir ypatingai kine, ir jis labai gražus ir estetiškas toks iš tos kitos pusės. Ne tos, kur buvo Konklava, ne tas, kur buvo Nosferatu, žinai. Čia toks visai kitoks, čia toks buitekas, žinai. Tu... Šiaip nėra jisai labai gražus, bet kai pradeda dainuoti ir ten yra scena, ten yra apšvietimas, ten visas tas scenografija sudėta, žinai, viskas taip gražiai sukrenta. Tu taip žiūri ir tada jisai tokiu ramiu balsu, žinai, padainuoja.
Tas folkas toks raminantis, tu savo atsisėdi, žiūri, žinai, taip sukrenti į kėdę visas ir taip mėgaujasi, žinai, tau leidžia atsipalaiduoti. Realiai aš taip ir jaučiausi. Labai atsipalaidavęs. Labai geras efektas ir žmonės kažkaip neatrado to filmo, nepaisant to, kad tenais ir tų nominacijų daug ir visa kita, o nominacijų tiek pat, kiek Konklava gavo. Tai yra 8 Oscar nominacijos, tai aš manau daug. Timotis yra ant aukštumos aktorius ir nesuprantu, kas nesuveikia. Nes... Gal ant aukštumos supranti tarp jaunimo biški labiau, ne? Jo, Bobo Dylan niekas nežino. Tai vat, ir... faktas, kad parduoda ne vardas, nei aktoriaus, nei žmogaus, apie kurį biografinis pasakojimas yra, o tiesiog istorija. Ir ta istorija kažkokiu būdu neužkabino, kadangi tai nėra artima mūsų kraštui, nes tas muzikos nieks pas mus nekūrė. Nieks pas mus negroja su bandžu, net ir Stakėnas groja su gitara, žinai. Tai... Būtent. Nu, bet žiūrėk, ir Bobas groja su gitara, nebuvo bandžu. Ja, bet aš turiu galvoj, kad, žinai, nu, tipo tas Pitas, kurį Edvardas Nortonas vaidino, žinai. Bet Pitą įspyrė kaip šunį, realiai. Jis savo tą bandžą ir liko toksai. Žinai, atėjo Bobas išspyrė Pitą su savo bandžą. Bet man žiauriai patiko Pito personažas. Ir man labai patiko, kaip Nortonas suvaidino. Aš jau buvau pamiršęs, koks geras aktorius. Labai nuoširdus, toksai, labai švelnus personažas, toks labai draugiškas, labai biografinėse filmuose tu niekados nerasi praktiškai tų gerų žmonių, žinai, kurie paprastai... Žiūrėk, Bohemijos Rapsodija. Prodiuseris išnaudojo ten narkotikais apšėrė ir visai kitai. Rocketmane. Prodiuseris išnaudojo, pasakykim tiesiai, šviesiai išpiso, literaliai, ir apšėrė narkotikais ir taip toliau ir panašiai. Elvija prodiuseris išnaudojo, neišleido, uždarė valstijose ir taip toliau ir panašiai. Visur yra blogasis prodiuseris, kuris iškėlė į viešumą, iškėlė į žvaigždyną, bet realiai sužlugdė morališkai ir išnaudojo iki paskutinio ten lašo. Čia turim nuoširdų, gerą, absoliučiai tyrą žmogų, kuris pamatė talentą draugo palatoj ir pasakė, žinai ką, aš jį parsivešiu namo šitą bamžiuką. Man čia buvo keiščiausias dalykas. Šiuolaikinį visuomenį tai yra... Neįmanoma. Neįsivaizduoju šitą dalyką, kur tipo... Nu, tai papasakam biškiai apie filmą. Žodžiu, atvažiavo Bobas į New Yorką. Tiesiog su taksu išlipo, who's night, kur eit. Nieko, neturi nieko. Nei kur apsistot, nei gal valgyti kažką ir turi, mačiau, ten daineriai kažkokiem sėdėjo valgė, žinai. Kelis baksus ant savęs turi? Jo, su 10 baksų atvarė, karočią, apšė, čilina žmogus. Svarbu gitarą rankoje, daugiau nieko nereikia. Šalta, blėtas, šalikas toks perputin. Karočią, aš žiūriu, man pačiam šalta, blėt. Žodžiu, atvarė, gerai, kur čia šitas draugelis, jis net nežino, kur yra tas Woodis, guli, jis tik žino, kad, jis gal net nežino, kad jis guli ligoniniai, apskritai, nežinau, jis tiesiog atvarė, sako, kur, jisai ligoniniai, okei, varom į ligoninę, atvarė ligoninę, sėdi Woodis, sėdi Pitas, žiūrėk, aš parašiau tau dainą, padainau tą dainą, Pitas pastebėjo, sako, gerai, važiuojam su manim namo. Atvarė, atsivežė namo. Žmona žiūri, išėjo žmona, sako, žiūrėk, aš atsivežiau labai talentingą folko kūrėją, jisai parašė Woodžių dainą, priimkim jį pernakvot. Žmona, niekur nieko, gerai, va čia paklosim lovą. Ką, blėt? Nu, biškai žiūrėjo taip skarsai, sakyk tu, ką nori, tokia, gal biškai pervertė akis, bet labai gražiai, tipo... Jo, gerai, ateik. Nu, davai. Viskas tvarkoj. Pamaitino, paguldė, kur, ką... Nu, žodžiu, ir... Iškėlė į tas žvaigždės. Iškėlė žvaigždės. Ir visą laiką, nu, vat negalėjo Bobas atvažiuoti, tai turim kitą, žinai, atlikti. Ir vis tiek jį kažkaip gerai paminėjo, su juo gražiai elgėsi. Jau ten iki paskutinio, jisai ten laikėsi, kol jau ten trūko kantrybė jam. Jo. Žinai, kiekvienas turi savo limitą. Jautėsi tokia vyriška meilė ir toks kaip savo vaikas, žinai, kaip savo sūnų, toks jisai laikė tą Bobą ir paskui ten rašė tipo filmo pabaigoje, kad jie vis tiek galiausiai sustaikė. Jo. Tiesiog, nu, labai fun faktas filmo pabaigoje. Pasirodo, aš nežinau iš to fakto, kad Bobas Dylanas vienintelis iš atlikėjų gavo literatūros Nobelio premiją. Jo, nes jis rašė poeziją. Ir net važiavo jos paimti. Toks fakt. Eikit. Nereik man šito apdovanojimo. Ačiū. Atsiųskit paštu, žinai. Nobelio premiją laimėjai. Ačiū, malonu, net nenorėjau. Toks. Jo, tai... Man labai fainas personažas filme. Labai mažai jo buvo. Ir jisai nesmarkiai užakcentuotas.
Bet tu žinai, apie ką aš kalbu. Ne, nežinau. Apie Johnny Cash. Ai, jo. Fuck, jo, bet jis toks, yeah! Toks rock'n'roll. Man jis toks, ne Mamontovas, aš žinai, kad, bet Mikutavičius toks, yeah! Jo. Toksai, žinai, kur. Atvarė Bobas išvaryt prasilėktų savo motą, žiūri, kad biški užkišta, žinai, užstatyta mašina. Ir tas girtas atvaro, pala, biški, perstačiau. Įsėda į mašiną, visiškai gatavas, įpisa į šonę stojančią, ups. Į priekį, vaip. Na va, klišis yra, išvažiuosi. Užgesina. Ir sako, nieks nenori girdėti, žinai, ką aš ten sukūriau. Tas pasilenkė toks pripysęs, aš tai noriu iškirsti. Pavaryk. Pavaryk, seniai. Ja, davai. Tiek ir te reikėjo. Tiek ir te reikėjo. Ir man fainas tas personažas, nes jisai toksai, aš taip maždaug ir įsivaizduoju tą tokį, folko, aš nežinau. Ne, Kešas jau buvo toks rock'n'rollas. Rock'n'rollas labiau. Jisai gal startino su folku, bet jisai perėjo į rock'n'rollą ir jis ten jau varė. Ir man fainai jisai buvo pavaizduotas kitaip negu Walk the Line Joaquinas Phoenixas jį pavaizdavo. Bet jis tas vaizdas, kur jisai pasiema gitarą ir kaip šautuvą. Žiauriai geras. Kokia gera scena buvo. Labai. Aš nežinau, ar čia yra jo signature move'as. Aš nesu labai pasidomėjęs apie Kešą, bet... Kešą. Bet labai geras personažas. Jisai buvo filme kokias 3 minutės. Labai, gal biški daugiau, bet labai trumpai. Tokie keli persimetimai. Bet jis toks... aš va taip ir įsivaizduoju tokius žmonės. Jis toksai... Jo, nice. Kai pirmą kartą susitiko tam festivalį, Bobas su Kešu. Ne, jie jau chatino. Ta prasme, praktiškai tas pats. Kai jie jau ten chatino tais laiškais. Toks susitiko ir jis toks tipo kietas, žinai. Bet toks vis tiek kažkoks atnujo, toks eina... Palaikymas. Šiluma tokia, kažkoks palaikymas. Taip draugiškai. Man šiaip fainas susirašinėjai su žvaigžde. Jo. Ir jis man atrodo pas gal parašė pirmas. Jo. Wow. Tipo. Bet jo, Bobas iš tiesų turėjo ypač didelį talentą rašyti lyriksus. Jo, ir mane kaip tas piso. Bet čia ne dėl to, kad filme, bet tiesiog kaip personažas, kaip asmuo turėtų žiauriai užpist. Tu miegi ir tau brazdinti, žinai, su gitara. Čia jau visiškai toks... douchebag. Jo. Akivaizdžiai savo gyvenimą gyvena ir jam apskritai yra viskas aplinkui. Ar kažkas miega, ar nieka neįdomu. Jam šovė mintis, jis jau, blėt, vidury nakties groja. Bet tu turi tada suprasti, kaip žoskai galva dirba. Kad tu negali palaukti ryto. Taip, negali palaukti, kol kitas žmogus, kuris blemba, kurį ką tik pamilėjai, kuris, taip sakant, miega, kad, duok tu laiko išsimiegot, žinai. Ne. Atėjo mūza. Atėjo įkvėpimas. Ištraukiam gitarą ir varam, žinai. Ir dar, žinai, tas toksai, gerai, jis ten su ta gitara gal pakankamai tyliai, bet dar... Vėl, blėt, iš naujo. Eina, jo, šitas labai kniso, labai užkniso. Tokia hrenova charakterio savybė. Labai savanaudiško žmogaus tiesiog toks būdas. Bet žodžiai dainose, blemba, nuimu kiekviena daina tokia, kažką pasiimi kažką iš to vis tiek. Labai, ir ne tik žodžiai, ir ta muzika, ir ta, kaip ir sakiau, ir ta harmonikėlė lūpinė. Ten viskas taip tokį vieną mikserį susieina ir toks geras, blėt, ledų kokteilis gaunas, toks skanus, kur visko, biški rūgštelės, bet biški ir saldu, ir šalta, ir šilta, toks labai geras kūrinys gaunas. Tai ir pats filmas toks yra kūrinys. Ja. Tikrai neblogas. Tai va. Ir jo, tai va aš nesistebiu, kad Timotis šiaip gavo tą nominaciją. Nesistebiu, kad Nortonas gavo nominaciją. Ta prasme, visos nominacijas filmo, aš dabar tiksliai nepasakysiu kurios, bet aš ten buvau peržvelgęs kažkurio momentu. Tai, viskas gerai. Tikrai viskas labai, labai atitinka visą filmą. Tai aš visai sakau, šitas dalykas nebuvo, kad kažkurioje vietoje probintas būtų, žinai, tipo snabintas, jeigu taip sakykim. Ko nebuvo keista. Tai nebuvo dragzų. Jo. Nebuvo... Cigariukų buvo labai daug. Ne, cigariukai, aš manau, tuo metu tai čia realiai kaip vanduo. Čia cigariukų neišims. Ir visą laiką šaudė rūkys, blėt, čiešintoje.
Našarnikas. Jo. Turi parkyti. Žiūrėk, yra lietuviškas žodis palašautojas. Jo, žinok, aš tai išmokau iš kolegos, linkėjimai Martynai. Pasirodo, nachalevšikas lietuviškai yra palašautojas. Labai geras žodis. Tai aš nesuprantu, kaip tu esi superstaras ir bet palašauji visada rūkyti iš visų. Nu kas čia dabar? Ateina pas Johnny Cashą, turi parūkyti, tas taip visą pakelį. Davai. Dėkui. Žodžiu, pamečiu iš visų šaudė pasakyti. Ką aš sakiau? Aš nežinau, ką tu norėjai sakyti, bet man patiko toj laidoj, kur tu pagalvojo Pytas, kad tikrai neteis Bobas į filmavimą, bet pasirodo atėjo. Bet pasikeitė kažkokį bliuzo atlikėją. Bet jis toks kietas. Jo, žiauriai. Jis toks kietas. Ir ten sako, nu tai davai, įpisam. Jis sako, nu tai gal ne, darbo metu nedarom, žinai, šeimos kanalas, žinai, mes čia vaikučiam darom laidą. Tas, jo, gerai. Ir tada atvaro Bobas ir sako, įpisi, davai. Važiuojam. Ir tas, nu tai jo, tai gerai, tu čia. Blemba. Šiaip tas labai kietas buvo atlikėjas ir jis dar su ta gitara, žinai, sako, tai jim Bobai. Oi, ne, čia kaip tavo moterį lies. Kaip ir, ne. Tai smarkiai tik tai neglamžyk. Stipriai neimk. Žodžiu, bet, nebuvo jokių dragzų ir keista, kad nebuvo jokių prostitučių, kažkokių paleistuvavimų, kažkaip, nes visada... Nebuvo, tik tai turėjo saičik. Nu, bet čia visada filmuose būna tas toksai, visada atsiranda moteris su didesnė karjera, su gražesnė figūra, su tokiu kažkokiu pakoketavimu, žinai, kur, nu vis tiek pavilioja tą žvaigždę. Nori tu ar ne, žinai. Jo, nebuvo tų standartinių biografinių dalykų. Ir vat man tada iškilo klausimas, ar tai buvo iš tikrųjų? Taip pat. Nes aš taip įsivaizduoju Bobą Dylaną, bent jau kaip tu jį matai, kad jisai narkatų buvo visiškai ten. Tikrai mėgo ir pavartoti, ir narkotikus, ir ne tik, ir moteris, ir viską, žinai, 100%. Reiktų tik tai pasiskaityti, žinai, kokią biografiją. Įsitikint. Bet, vat keista, nes visuose biografiniuose filmuose, ypač apie superstarus tokius, nu neatseita arba nuo moterų, arba nuo vyrų, arba nuo narkotikų, arba, nu ten įdų būdavo daug, labai daug. Ja. Tai vat keista, nes to pačio Bohemijos rapsodijai, ko net nerodė, tai kad vaikščiojo tie... Negaliu to žodžio vartot. Nepilno ūgio žmonės. Aš nežinau, kaip pavadintas. Midžetai. Jo. Vaikščiodavo su padėklais ant galvos, ant padėklų koksas sudėtas. Jo. Tai... Nu, tais laikais buvo ir čia niekas neslepia ir visos didžiausios žvaigždės roko ypatingai, bet ir apskritai visų žanrų jie turėjo ir popso, tai faktas, bet ir tų pačių ir garantuotai rock'n'rollas ir folkas, visa kita. Jie vartoja, nu tai... Šnioja ir drožėsi žodžiais, taip galima įvardinti. Ja. Ir buvo keista, nes toks biškis sterilizuotas tas filmas gavosi, bet aš negaliu for a fact sakyti, kad jisai tikrai vartoja, nes aš tiesiog nieko gero ir nieko blogo apie Bobą Dylaną tiesiog nežinojau. Ir šitas filmas kažkiek nušvietė jo gyvenimo ir man buvo įdomu, bet čia buvo turbūt vienas iš tų retų atvejų, kai po biografinio filmo aš nepuoliau klausyti muzikos. Aš važiuodamas vieną dainą pasiklausau, tai tą, kurią seniai užžinojau, tai yra kažkaip ten Knock on the Heaven's Doors, kažkas ten tokio. Tai yra viena garsiausių jo dainų. Nu tai aš žinau 5 dainas Bobo Dylano ir tiek man ir užteko, žinai. Bet jo, man pavyzdžiui po Bohemian Rhapsody man atsidarė visai kitas. Jo, visiškai Queenai buvo. Visiškai Queenai. Po Rocketmano aš belė kaip šito klausiau Eltono Johno, po Elvio klausiau. Žinai, kas bus po Michael Jackson filmą? Michael Jacksoną klausysiu. Bus era, ta prasme, vėl pusę metų Jacksoną. Kada tarp kitko išeina? Lapkričio, ne. Spalio pradžiai. Pirmą spalio savaitgalį. Gal sulauksim. Žodžiu. Kažką čia dar norėjau apie tą filmą, bet jau kaip ir vienas dalykas, man labai juokingas buvo. Mačiau komentarą internetuose, kažkur tam buvo parašę, kad tipo, kaip šudinai dainavo Timotis, žinai. Ir tada, Hebra, jūs įsijungėt Bobą Dylaną paklausyt, kaip jisai dainavo. Nes jisai dainavo visiškai 100% atitiko tą vidutiniškumą, žinai, nes Bobo Dylano balsas, jisai buvo labai mid. Jo, labai mid. Neturėjo ten tų... Nieko išskirtinio. Ekstra... Dainas buvo jo stiprios, ne balsas. Ir
Bet matai, ką reiškia, vat nebūtinai reiškia, tu turi tą balsą. Na taip, viskas yra asmenybei ir talentą kurti, žinai, tai balsas gali atsirasti, ištobulinant ir panašiai. Dar nepamiršk to dalyko, kad mes dabar gyvenam tokioj nugludinto visuomenėje, kur perfekcionizmo viršūnė tiesiog yra. Jeigu tau nepataikai ten tip-top į tą natą ir pas mus yra dabar tiesiog labai, mes įpratę visiškai viską nugludintą matyti, žinai. Tai kad atlikėjas neturi balso, tai čia pizdėts jau. O man netrukdė. Man kaip tik toks buvo savotiškas šarmas, kad... Autentika. Nebuvo, žinai, kaip buvo pjauna ausis, nes, blėt, visai balso nėra. Kaip Minėdas, atsiprašau, hebra. Bet, tai nebuvo taip. Jisai sugeba paimti natą, jisai sugeba... Tik tai nėra to tokio, jau... Išskirtinio balso. Išskirtinio balso, jo, nėra kažkokio. Tai tembras toksai standartinis vyriškas tembras. Viskas. Žodžiu, tai va. Paskutinis dalykas turbūt. Prieš paskutinis, ar aš vieną paskutinis. Okay, tai, mano paskutinis dalykas. Tai man patiko pati pabaiga, žinai. Taip, jinai užtemta buvo, bet man tas faktas, kad apsisuko ratas aplinkui, žinai. Jisai atvažiavo į New Yorką tam, kad susitiktų su savo dievuku. Kai jisai buvo absoliučiai niekas. Ir jisai susitiko, jis padainavo savo dainą, ten įkvėpimas, bla, 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 bla. Filmo pabaigoje Bobas grįžta pas savo dievuką, kuris yra dar labiau suvarytas, visiškai jau tenais, žodžiu, užleidžia jam tą jo dainą, realiai atsisveikina, tokia visiškai goodbye song, žinai, ir išvažiuoja. Taip labai liūdnai, žinai, galvoju, blemba, jeigu dar minutę kokią patiems, tai blemba tikrai apsižliumsiu. Jo. Pabaiga liūdna, bet labai gražiai užbaigta, žinai, tipo, kad jisai, realiai, žinai, koks jisai apvažiavo. Jo, jis tiesiog grįžo ten, nuo ko pradėjo, žinai, savo kelią. Tai buvo visai gražu. Ja, pabaiga labai, labai, labai cool. Ir čia dabar dar vienas dalykas, ne apie filmą. Aš sėdėjau salėje su 3 žmonėm. Tai tik parodo, gal net 3, gal kokiais 5. Žodžiu, bet tai tik parodo, žodžiu, ant kiek nesulaukė visiškai susidomėjimo, nes aš ėjau į prime time į tą laiką, gal 6:30. Tai nėra ten 4 ar ten 3. Tai, labai nenusisekęs ir nežinau, gal čia pas mus, nežinau, kaip pasaulį, gal kažkur, ne, jo, tai va. Ką padarysi? Filmas vertas peržiūros, tikrai. Bet jo, sėkmės jisai didelės nesusilaukė. Mes, kai jam buvo gal 30 žmonių kokia, žinai, tai nebuvo tuščia salė, tai bent dėl to, žinai, visai fainai. Bet ten, kad, ne tai, kad, žmonės taip atsistoja, pažiūrė, okay, žinai, ir išėjo. Nes po kitų filmų, pavyzdžiui, po Pietinės, ten visi, po Konklavos ten, čia tas, žinai, kažkaip aptarinėja, žinai, o po šito tiesiog taip ramiai atsistoja ir išėjo. Su mane per Konklavą išėjo žmonės. Iš seanso? Bent porą tai mačiau. Bet gal jie išėjo į Tuliką ir aš nepastebėjau, kai jie grįžo, bet keista, kai jūs dviesiai Tuliką eina, tipo, gal ne, gal... Visai tam būtų. Žodžiu, I guess. Tai va, žodžiu, toks filmas. Aš įvertinau 4 iš 5, Vainius 3,5 iš 5, šiaip kas turit Letterboxdą, kas sekat, tai galit pasekti ir mus. Mūsų Letterboxai yra dabar nuo šiol aprašyme, tai galit pasifollowint, pasižiūrėti, ką mes žiūrim šiuo metu, kaip įvertinam filmus. Aš prisipažinsiu, aprašymų nerašau, aš tik tai uždedu žvaigždutes. Vainius mačiau ir biškį jau ten ir aprašymą parašo. Litanijas kartais, jeigu tingiu, tai bent biškį parašau. Aš jeigu rašyčiau litanijas, tai dažnai keikčiusi jaučiu, tai taip nerašau. Bet žodžiu, šiaip apskritai paėmus Letterboxd, aš pasižiūrėjau, kad, kodėl aš taip gerai filmus susvertinu. Pas mane 4 visur beveik eina. O bet aš tą patį galvoju. Ne, aš šiaip galbūt ir galvojau apie 4, bet tada pagalvojau, kad, man jisai nesukėlė tiek emocijų, kiek Konklava, todėl duosiu 3,5. Bet grinai pasistačiau tą pačią lentyną, žinai. Gal ir nereikėjo į tą pačią lentyną statyti, bet jisai tiesiog man pasirodė šiek tiek, gal net ne ant 7 yra normalus vertinimas tam filmui, žinai. Jis turėjo labai gerų pusių, jis turėjo ir silpnesnių pusių ir, jis toks visoks. Tai, man atrodo, 7 tas yra pats tas. Yes. Tai va, žodžiu, publika. Tiek su Bobu Dylanu. Jeigu suintrigavom, tai pasižiūrėkit. Palaikykit tą filmą. Jeigu dar spėsit rasti. Nes nežinau, ar spėsit. Tai panašu, iš tendencijų panašu, kad jisai jaučiu labai greit iškris.
Yeah. Vainius gali patvirtinti, kadangi pats dėlioja repertuarus. Žodžiu. Tai vat, manau, uždarom šitą ir judam prie Kapitono Amerikos. Traukiam šildą. Jo, tai naujasis Marvelių releasas. Kapitonas Amerika, drąsus naujas pasaulis vadinasi. Net nežinau, nuo ko pradėti. Žinau. Čia vienas dabar vas iš tų atvejų, kai mūsų nuomonės išsiskiria. Labai aš nežinau, labai kategoriškai išsiskiris. Bet aš jau... Bet kažkiek skiriasi. Kiek iš tavęs supratau, tau patiko. Taip, gerai, pasakysiu, tau nebuvo blogai. Taip. Va, gal taip. Aš ėjau į filmą su nuliu lūkesčių, žinai. Tipo, aš pasižiūrėjau trailerį. Kadangi aš seku visą Marvelio visatą, vis dar seku. O čia, man atrodo, mano problema, kad aš neseku. Jo, čia gali būti, kad kažkiek atmušė. Tai aš sujungiu taškus, žinai, kai kažką rodo ekrane, aš matau ir aš suprantu. Parodymas filme buvo rodoma, kaip Hulkas su Abominationu, žinai, dubasinasi Harleme. Tai buvo su Incredible Hulku, kurį vaidino Edvardas Nortonas. Dar. Taip. Aš žinau, kad aktorius visai kitas, ne Harrisonas Fordas tada buvo Rosas. Fainai, kad grįžo Liv Tyler. Sąsajos su Kapitonu Amerika, su Steve Rogersu. Kaip skydas atsidūrė Samas Wilsonas, taip. Samas Wilsonas. Kaip šildas atsidūrė, šitas skydas atsidūrė Samo rankose, kodėl Falconas patapo Kapitonu Amerika. Va čia yra klausimai, kuriuos aš norėčiau atsakymą. Kada jisai tapo tuo Kapitonu Amerika. Ir tam reikėjo būti mačius Keršytojus paskutinius Endgame'ą. Tam reikėjo būti mačius Falcon and Winter Soldier serialą. Kadangi tu nežiūrėjai, taip, tai tu šitų taškų ir nesuvedai. Taip. Ir tame pointas ir yra. Ir aš suprantu, kodėl. Ir tas biškai yra minusas su Marveliu dėl to, kad tu turi sekt istoriją, kad tu ją suprastum pilnai. Ir kinda yra normalu. Tu neisi į trečią dalį, nepažiūrės antros. Tipo. Tai visiškai normalu. Bet kai yra filmas ir serialas va čia yra nenormalu. Va čia ir jau biškai, aš suprantu, kodėl žmonės tokia užsikonfuzinė. Nes, ten buvo tam tikras momentas, kai buvo tik 5 serialai vienas paskui kitą ir tu, spėksiu žiūrėti. Aš viskas sužiūrėjau, aišku, tai man sakau, man yra lengviau, aš tą suprantu, susidėlioju taškus, man viskas aišku, aš žinau, kodėl jis yra Kapitonas Amerika, kas buvo dar prieš jį, nes pointas yra tas. Keršytojų pabaigoje. Kapitonas išvaro laiku atgal, kad būtų su Peggy. Jisai pasensta ir jie susitinka, kai jau tenais Taunio laidotuvių pabaigoje, man atrodo, jie susitinka ant suoliuko, ateina senas didelis, kuris yra Steve'as, vadinasi, jis tiesiog atgyvena visą savo amžių ir išliko su Peggy ir, taip sakant, paseno ir jisai savo šildą perduoda Samui. Dabar tu būsi, žinai, kapitonas. Jisai nenori tos naštos, jisai nesijaučia, kad būtų tinkamas tam, jisai atiduoda vyriausybei. Vyriausybė duoda kitam bičui, kuris vaidina Kapitoną Ameriką, bet iš tikrųjų yra toks mažas šiknius. Jis ten biški garbėtroška, biški tenais savęs nemylintis, toks daug asmeninių problemų turintis. Kuris galiausiai iš Kapitono Amerikos, jis ten biški susikompromituoja, ten ir gaunasi, kad jisai eventually tampa US agent. Ir mes jį pamatysim Thunderbolts filme. Aš labai rekomenduoju pasižiūrėti serialus, jeigu turėsi laiko. Tau tikrai padės susiprast. Man labai reikia susiprast. Nes Thunderbolts, kai išeis, nieko nesuprasi. Nes ten bus kind of kaip Suicide Squadas. Tipo blogiukai bus bet geriečiai. Bet bus tas pats US agent. Bus Jelena iš Black Widow filmo ir Hawkeye serialo. Jelena yra Juodosios našlės sesuo. Okay. Bus Red
Guardian turbūt, taip vadinasi tas personažas. Tai yra Jelenos ir Natašos arba Black Widow tėvas. Man jau reikia medžio. Čia, žinai, dabar aš kaip tas... Man reikia taškus vedžioti. Čia kaip iš Pacific Rimo gal, ar kažkurio filmo... Ne, iš Horrible Bosses gal. Karočią, neatsimenu, iš kurio filmo, kur Charles Dėjus atsistojęs prie lentos ir susiūlai suvedžiota visą konspiracijos ir jisai va toks, aiškinu. Tai aš dabar taip aiškinu. Bus Phantom iš Skrusdeliuko antro. Okay. Ir bus Taskmasteris vėlgi iš Black Widow. Tau ir Black Widow filmą reikia pasižiūrėti, ir tos du serialus. Aš girdžiu, kad čia maždaug yra 30 valandų kontento. Ir dar bus Buckis, kurį matėm ir Kapitone Amerikoje. Buvo Buckis. Ir bus Buckis, kuris irgi tenais vaidins. Ir šiaip dar daugiau dalykų bus, bet jau ten nesileidžia. Žiūrėk, dabar aš noriu iš savo pusės. Filmas. Ok. Filmas, serialas, filmas. Fuck you. Nu, blėt. Čia yra tas tokios masyvios visatos minusas, kad čia užkitėja fanai, nes žmonės, kurie nežiūri, jie tikrai praleis tos serialus ir biškai užpesivyts. Nu, blemba, žinai, kur čia aš jau taip esu. Bet aš tau suvedžiau galus tai taip. Skydas keliavo iš to Semui, Semas perdavė vyriausybei, vyriausybė perdavė dabartiniam jau US agent, kuris buvo Kapitonas Amerika, bet paskui apsišiko ir tada galiausiai ties 4 seriją, man atrodo, Semas gauna kostiumą naują iš Wakandos. Nes jo. Bet palauk, o tai Izaja, kurioje čia vietoje jis buvo Kapitonas Amerika? Again. Falcon and Winter Soldier serialas. Ten buvo paaiškinta. Vėlgi, labai cool, kad aš galiu paaiškinti, aš labai jaučiuosi... Ačiū Dievui, nes blemba labai aš jaučiuosi labai didelis nervas, bet to pačiu ir galiu paaiškinti žmogui, apie ką filmas. Tai kartu ir jum galbūt. Jo, ir jums. Gal ir jūs tikiuosi, jaučiatės kaip ir aš. Izaja buvo paaiškėjo, kad Izaja buvo 30 metų kalintas, ką ir kalbėjo tenais, nes jis buvo vienas iš slapto serumo vartojimo partijos. Nu, matosi ant jo. Kuriuos bandė padaryti super kariais, nes Amerika norėjo pasidaryti super soldierius po to, kai Hydra sunaikino ten viską ir Kapitonas Amerika ten užsišaldė toliau. Bet jie tą technologiją kind of žinojo ir jie norėjo ją vystyti toliau ir dėl to Izaja buvo kaip ir pirmas Kapitonas Amerika. Jisai darė visus tuos planus, bet tai buvo absoliučiai slapta. Ir niekas nieko nežinojo iki tol. Ir paskui galiausiai jis buvo įkalintas ir tyrinėtas. Jo, nu jisai sakė, tipo, su manim darė eksperimentus kiek 30 metų. Jo. Tai, nu, pointas buvo, kad jisai buvo prieš Kapitoną Ameriką, jisai buvo kaip ir tas Kapitonas Amerika, bet jisai buvo tas slaptasis dar ir dėl to, kad jisai buvo juodaodis. Tai, tipo, nenorėjo jo rodyti visuomenį. Okei. Nu, dabar jau man biškai aiškiau. Jo, nes tais laikais dar buvo, nu, rasizmas yra ir dabar. Bet tais laikais buvo žiauresnis rasizmas ir juodaodis nelabai galėjo reprezentuoti visos valstybės. Tai čia buvo dar viena iš tų priežasčių, dėl ko jisai buvo... Tai kodėl bandymus ant jo daro, what the fuck? Nes negaila juodukų. Mirs tai mirs. Žiaurus pasaulis žodžių. Ja, tai va. Šitą iškirpsiu, panaudosiu prieš tave kažkada. Gerai. Neišimk žodžių iš konteksto. Aš tiesiog sakau, kas, nu, čia pagal filmą. Sustabdyk mane. Tai va, tai tiek, gerai, kokie dar klausimai? Ai, tas, koks jo vardas? Hokinas? Apie ką tu? Tas? Kas tas? Tas IT bičas, draugelis. Ai, tą pasakysiu. Hokinas Torresas, man atrodo. Jo. Tai jisai irgi iš serialo. Okay. Šiaip labai daug iš serialo parėjo, tai... Labai daug nematytų veidų man buvo asmeniškai ir apskritai, fuck. Net nežinau, nuo ko pradėti. Aš matau, kad negalima taip stipriai pykt, kai tu esi matęs visą tą kontekstą, bet man žmogui be konteksto galiu pasakyti, kaip atrodė. Pirmiausiai, aš nežiūrėjau nei trailerio, nei posterio. Aš ateinu į filmą. Aš tikiuosi, gerai, aš žinau, kad čia mano problema, nes aš N metų jau nesuku Marvelio. Ir aš vis dar tas boomeris, kur aš ateinu į filmą, aš tikiuosi Chriso Evanso. Ateinu į filmą, blėt, Bibi nėra. Tai kur Chris? Kur Kapitonas Amerika? Kapitonas Amerika dabar pasirodo ir Sakalas. Kas čia dabar?
Man pirmi klausimai. Nu, pizdu, žiūrim gerai. Nu, gerai, jau kaip sakant... Jau nepatinka? Jau pinigai sumokėti, jau į kiną atvažiuota, jau viskas, jau neišeis. Gerai, žiūrim. Žiūriu. Šiaip, dėl ko labai buvau patenkintas, tai dėl šito, Giancarlo. Aha. Blemba, koks jis kietas man. Jis man nuo Breaking Bad yra toks badass. Man biškai neišnaudotas charakteris. Nu, jis tik tiek, kad kietai mušas. Jis tipo labai kietai pasirodė, o tada maždaug... Nu. Ai, nu gerai, sušvelninsim bausmę. Jo, sušvelninsim. Tai gerai, tada viską pasakysiu. Ir taip. Jo. What? Na. Nu, čia tik tai parodo, kad žinai kiekvienas už save. Gal iš tos pusės ir jo. Bet... Man visai cool. Nu gerai, pasakok. Šiaip, prasideda viskas nuo veiksmo. Aš gal atitrūkau nuo tų superherojų filmų ir aš per daug ieškau logikos visur, nes pastaruoju metu žiūrėjau pakankamai, nu, tipo, filmus su logika, kad ir kiek ten filme yra visokių nerealistinių dalykų, bet čia eik tu načart. Žmogus, Kapitonas Amerika, bėga į 6 ginkluotus asmenis. Nieks nešaudo. Ginklai tiesiog, nu, kaip, dėl vaizdo tiesiog, kad palaikyt. Tu šaudai. Atvaro 1 ant 6 arba su vienu šituo metimu skydo išmuša visus 6 ginklus. Blet, man tas bumerangis. Tum. Nu tu, blet, kas čia per fiziką? Nu pizdu, sakykim. Tada, jeigu šaudo, tai nepataiko, kaip visada, 6 žmonės šaudo į nugarą, kažkai ten buvo sena. 6 žmonės šaudo į nugarą, arba pataiko į skydą, arba nepataiko niekur. Okei. Tada tie Wakandų sparnai. Kas šedo išradimas? Kažkokie energijos blastai, kažkokie viršgarsiniai greičiai. Aš čia dabar mėtausi per visą filmą. Ar tu žinai, kokiu greičiu skrenda raketos trumpo nuotolio? Nu, pasakyk. Nu, labai greit. Aš kukliu, bet pamiršau. Ekstra greit skrenda. Bet tai nebus viršgarsinis greitis. Ir jie tiesiog pavėja, tai jisai vystė viršgarsinį. Pačiu filmo pradžiai... Ne, tai aš apie raketas kalbu. Ne viršgarsinis greitis. Grįšiu abejot, bet vareva. Pasivėja raketas. Numuša, nu pizdu, gerai. Tada. Skrenda, žiūrėk, yra tokie dalykai kaip prieš raketinės sistemos, kurios vykdo bele kokius skaičiavimus labai greit, kad apskaičiuot raketą, nu žinai, tą trajektoriją, kad susidurtų, kad numuštų tas raketas. Ir tada yra sakalas, kuris skrenda ir čia turi pritaisytą tokį šautuvuką. Va čia va. Va čia va. Ir jisai skrendantis piu, ir pataiko į skrendančią raketą ir numuša ją. Fuck me. Jeigu čia būtų Tony Starkas, aš suprasčiau. Bet čia yra tiesiog Wakandos technologija. Nu, ten tikrai nėra skaičiavimų, jie tiesiog pataikė. Gerai, atmėskim tą visą mano logiką. Pizdu, neieškom čia dabar... Nuo 9 iki 16 tūkstančių kilometrų per valandą greitis. Kaip tau toks greitis? Nu gerai, viršgarsinis. Nu. Nesvarbu, sakykim, pasivėjo tas raketas. Okay. Sakykim, pasivėjo. Aš nenoriu dabar... Aš jau tai padariau, bet aš nenoriu čia kabinėtis prie kiekvienos smulkmenos, aš tik noriu pasakyti, kas mane knisa šitoj. Ir mane žiauriai knisa šitie dalykai, tai gali būti kartais, nu, bet negali visas filmas būti tiesiog gryna fantastika, nu, nebūna taip, aš suprantu, kad tai superherojų filmas, bet jūs bent kažkiek duokit tos realistikos, nu, negali superherojus viską ištaisyti gyvenime, nu, negali superherojus numušti trumpų nuotolių raketų, va taip. Su lipduku kažkokiu. Kur ten, jo, aš pritariu. Toks atrodo, nu, blėt, kas ten, vynį iššoviai, nu, kas ten? Žinai, kas yra? Atitrūkom labai nuo to. Falconas, dabartinis Falconas, sakykime, ne, tai tas Joaquinas Torresas. Samas. Joaquinas Torresas. Samas yra Kapitonas Amerika. Taip. Joaquinas Torresas, tas jo draugelis, dabar jau yra tipo Falconas. Aš vėl atitrūkęs, gerai. Nu, taip filme sakė. Jo, gerai. Tas, kuris piu. Jo.
Jis paprastas čiūvas, kuris net kovo dar normaliai nemoka, užsidėjęs kostiumą, kuris skraidį dar normaliai nemoka, jis gali pataikyti ir kitas. Tas tikrai, aš pritariu, tas labai, Aš suprantu Semą, jisai daug metų ten kartu varė ir su Kapitonu, ir su Ironmanu, ir kovojo prieš Thanosą, ir lelelelelele. Visur buvo, viskas ten yra su tuo. Patirtis yra patirtis, ja. okei. Wakandos, pointas Wakandos technologijų, dėl ko, jeigu violetiniai šildai visi ten tie, tai yra iš Wakandos. Wakandos technologija yra paremta ant vibraniumo, ir, jis ten turi tam tikrų sugeriamųjų galių, žinai, viso to. Aš atsimenu. Ir jisai, iš principo generuoja energiją, kuri ateina iš kinetinės energijos. Jo. Kodėl yra, kad kai Red Hulkas smešina į Kapitoną, jos sparnai pradeda vibruoti, nes yra sugeneruojama labai daug kinetinės energijos, nes Red Hulkas iš principo pagal komiksus yra stipresnis už žaliąjį Hulką. Jo. Ir jisai iš principo, jeigu be šarvų, be vibraniumo, tai būtų tiesiog, kaip jisai ir sakė, vienas smūgis ir gatavas, visiškai. Bet kadangi jisai sugeria visą energiją, jis tą energiją panaudoja kaip kinetinį, tas sprogstamą energiją, kas irgi buvo filme parodyta. Tas yra logiška, tas yra čia susidėlioja galvoj man, ne, aš galiu pagrysti kaip Marvelį labai mėgstantis ir visą tą lorą daugiau mažiau tai bandau apsiskaityti, kiek galiu, kad man aišku būtų žiūrint tos filmus, viskas su to yra gerai. Bet kai kažkoks čiūvas, kuris mėgsta sėdėti kompose ir, sakykime, nusimano, žinai, kaip nuhakinti Baltųjų rūmų apsaugos sistemą. Bibu, come on. Ja. 20 metų praėjo, jūs vis dar taip pat vaizduojat hackinimą. Bet nesvarbu, gerai. Jisai užsideda kostiumą ir pasidaro Falconu. Nebūna taip ir tu negali, jį greičiau turėjo nupisną vaizdą, ten tos raketos visos. Šitoj vietoje aš visiškai sutinku. Veiksmas šiaip man labai patiko veiksmas, dėl to, kad, žinai, judi, ten net pamiršti, kad ten logika kažkur, prasilenkia, ten viskas tvarkoja, bet po filmo vis tiek sugrįžta atgal, žinai. Ir man tas kliuvo labiausiai turbūt. Man kliuvo, kai su Giancarlo daužėsi tenais ir tipo tas jisai įpiso kirvį, žinai, į pilvą. Jo, atrodo, kad nieko tokio. Ir tipo paskui sako, o čia lengvai prasėjai, ten kiti neišgyvena, ten, žinai, kirvio, ten kažkokios nano drabužiai. Bet taigi vis tiek įpisai į pilvą. Tai susmigo. Tipo. Ir man, žinai, tas toksai, aš suprantu žmogaus tą visą, nežinau dabar, fiziologiją ar fizionomiją? Fiziologija. Fiziologija, kad kai tu būni sužeistas, tiesiog adrenalinas, ta prasme, širdis pulsuoja, ten viskas, bet tai kažkada baigėsi, tu negali varyti toliau, kaip, tipo, tu kraujuoji žmogau, tu turi svetimkūnį savo kūnę ir tu lik niekur nieko kovoji ir, man tas labai erzina, kad, ta prasme, tave sužaloja, bet tik tai, kad parodo, kad tau yra įsmeigtas kirvis. Bet kažkokios žalos iš to nėra visiškai. Net ir su to pačiu, kaip pradžiai, ten Meksikos, ar fucking nežinau, kurioje ten vietoje buvo, ten tam vienuolyne, kur tipo, girdėjau, kaip tau šonkolis lūžia reikia laiko. Ne, davai, pabaigiam, žinai, ir tipo atsidubasnai ir varo toliau. Tipo, buvo sunku atsikelt? Ja. Tau, važiuojam. Vėlgi. Tau gal susmigęs tas šonkaulis į plautį, blėt. Vėlgi. Vibraniumas sugeria kinetinę energiją, žinai. Tai galbūt ir nelūžo ten tas šonkaulis. Galbūt. Kažkiek jisai sustiprina tavo organizmą, suspaudžia, ten ir palaiko tave stipriau, sakykime, negu tu be to kostiumo būtum. Tai kaip šarvas realiai, ar kaip antra oda, žinai, kad tau padeda pasikelti ir daryti daugiau dalykų. Tebūnie. Jeigu tau lūžo šonkaulis, jeigu kažkam yra bent sutrenkti šonkauliai buvę gyvenime, jūs tikrai žinot, kad paskui mėnesį laiko, blėt, nepajudėsi, kad ir koks, bele koks būsi kietekas, tai yra visiškai, fiziškai neįmanoma, nes yra beprotiškas skausmas, žinai, tai tu sulūžus šonkauliu, aš iš viso, man nėra lūžę šonkauliu, bet aš esu susitrenkęs tikrai ne vieną kartą. Blėt, tai yra labai skausminga. Ir tu ten atsistosi ir daugiau varysi dar prieš 10 hebras? Nėra fucking chance, man. Tai žodžiu, tai vat mane labai knisa šitie ir aš pastebėjau, kad taip, aš labai seniai užėjau šitus filmus, bet pastebiu, kad vis kažkaip tai mes vis dedam ir daugiau, ir daugiau, ir daugiau, ir kuo toliau to mažiau logikos, ir kuo toliau to daugiau fantastikos. Ir tas mane ir atbaido gal nuo tų filmų, nes tiesiog aš per daug logikos visur ieškau.
Man, aš sakau, aš ir Monikai sakiau, žinai, tipo, aš pasižiūrėjau filmą, man buvo smagu jį žiūrėti. Aš nebuvo, kad aš blogai praleisčiau laiką, žinai, ne, aš pasižiūrėjau, it was fun. Nieko iš jo neišsinešiau, faktas. Sakau, smagios kovas, keli geri bairiai, grįžo keli personažai, kurie man patiko, žinai, man buvo fainai Bucky matyt, man buvo fainai sužinoti, kur Buckys eina toliau. Nežinau, pagal komiksus, kad jisai ten į kongresmenus taikysis. All good. Aš žinau, kad jisai bus sekančiam filme Buckys ir dėl to jį reikėjo tenai įsidėti ir tas yra viskas cool. Jo, man biški random buvo toks. Ja. Kam jis čia kišo tą minutę vieną, nu, kad pasakyk, kad į kongresmenus varys, tai pasakė, man atrodo, jo net nebuvo. Tai, tipo, nu, bet, okei, sakykim, gerai. Bet man kas labiausiai užkliuvo? Leiskit man atsidaryti, kad tiksliai pasakyčiau. Ruth Bat Seraph. Ta, blet. Va tokio dydžio buvus našlė. Ta agentė apsaugos vadovė. Nu, ta apsaugos vadovė. Jo. Ta, kur man iki bambas. Nu, maždaug jo. Max. Blet, nu, čia nediskriminuojam pagal ūgį, bet... Nu, čia yra absoliučiai neįtikima. Tarsi man yra labiau neįtikima ji kaip apsaugos vadovė buvus našlė ir visokia kitokia, kuri gali tokį kaip Azają patiest. Labiau neįtikima negu Falconas be jokios patirties numuša raketą. Jo. Nu, blet, nu vieną pliauską ir jinai negyva. Nu, tai yra tiesiog normalu. Tai yra, nu, fiziškai, aš suprantu, jinai ten gali, gerai, aš tiesiu ranką, jinai suksis aplink tą ranką ir karstysis ir galbūt įpis man į galvą. Kažką ten. Bet, nu, žiūrėk. Nori tu to ar ne, tavo smūgis taip yra nuo treniruočių, bet labai didelė dalis tavo smūgio yra ir tavo svoris. Kurio nėra. Kuri, nu, tokio ūgio tu turi svert. Paimkim, kad jinai daug treniruojasi, pas ją labai daug lieso raumens, ten visa kita. Nu, jinai sveria max šiam, maksimaliai. Jau čia maksimaliai. Man atrodo, ant tokio ūgio. Ant kem gal. Nu, aš imu didelę raumeninę masę, bet, nu, gerai, sakykim, pem. Nu, tarkim. Nu, blet, koks smūgis iš pem kilų asmens. Išjung dėdą, kuris yra superkarys. Su serumu. Tai va, tai apie ką aš ir šneku? Kur logika? Ja. Čia yra dalykai. Kur logika? Čia, va tas man iškart Ir tas toksai staigus šiftas, kad, jo, aš jums tikiu, šiaip ką, neaišku. Tai va. Bet man buvo žiauriai cool matyti Harrisoną Fordą. Čia jisai buvo geresnis negu Indiana Jones'e. Oha, aš pasižinok, labai nebuvo, kad man trukdytų. Visai energingas ir toks, jo, jis jau ten kaip susišrinkino. Kai jisai susišrinkino iš Hulko jau vėl atgal į savo prezidento kūną, jis toks biškiai apgailėtinas didelis. Toksai, blet, kaip katinas išpraustas, žinai, toks biškiai, nu visas. Bet kodėl jisai buvo su apatinis? What the fuck? Čia nepaaiškinamas dalykas. Nu, mane taip erzina šitas, tu pasididini 10x ir tada susitrauki ir tu su triusais. Jo. Nu, bent triusikus. Nu, bet okei, nesvarbu. Fainai, kad ir Hulką parodė. Aš gal biškai tikėjausi daugiau, galvau, kad galbūt anksčiau. Ir labai jokinga buvo, nes sėdim ir Monika sako, nu, va čia dais. Dabar padės šitos vyšnios, nes ten sakys, kad tu čia su dukra vaikščio ir jisai nusiramins. Jo. Ir tas taip sako, ir nepadėjo. Ne, ir nepadėjo, ir tas tipo nereaguoja, ir tada jie ten pizinasi, daužasi ir taip toliau ir panašiai, ten ta visa kova, žinai, ir tada nukrenta žiedlapis jo rankui, ten Semas, aišku, parasako kalbą, žinai, ir ten nukrenta žiedlapis rankui ir jisai, ir susišinkina. Ir aš ten pradžiai sakiau, aha, matai, nebuvo šito nuspėjama dalyko. Ir tada atsisuka į mane taip. Jo. Say, what, bitch? Tai aš taip... Apskritai plotas buvo nuspėjamas. Tai pats galas buvo, tipo, nu va, dabar bus finalinė kova. Ir net nereikėjo galvoti, ir jokios nuostabos. Ir kai jie nukrito į tuos vyšnius, tuos iškart mat, nu gerai, dabar biškai pasidaužys, tada bus kalba graži kažkokia, 100% apie dukrą, nes buvo akcentuota. Nu ir pasibaigs filmas. Aš galvojau, kad dukra ateis ir nuramins. Taip, aš galvojau, kad taip bus. Na, okei. Tai biškai buvo kitaip.
Bet man tiesiog, tai va, aš ką sakau, veiksmas labys, aš istoriją supratau, bet kad man ten daug emocijų būtų sukėlę. Dar vienas dalykas. Kova. Vėlgi, logikos 0. Tu turi kostiumą, su kuriuo gali skristi virš garsinių greičių. Tave pagauna Halkas, kuris bėga peškom. Ok. Kaip to šita vieta? Ahuiena. Halkas pašoka į tolį, tu gali tiesiog paskristi į šoną. Jis negali ore kontroliuoti savo... Ta prasme viskas, tu įsibėgiai, tu padarai šuolį, tu negali ore pakreipti savo, viskas, tu jau tiesiai šoksi. Ne, jis kurva, negali nieko. Man labai juokinga, nes šiandien aš to neužfiksavau, užfiksavau, bet nesureikšminau. Bet tu dabar kaip pasakyti, tai čia maždaug galima sakyti, kad Semas lankėsi Prometėjaus bėgimo nuo objektų mokykloje, kaip yra toksai. Kaip krenta į tave didžiausias kolosas, bet tu vietoj to, kad tiesiog pabėgtum biški 5 metrus į šoną. Ne, tu į priekį bėgi. Tu bėgi į priekį, kad išbėgtum visą ilgį. Tai čia šituo atveju lygiai tas pats. Ir Monika sako, o tai čia, kai jis, blėt, skraido? Jo, realiai skraido. Bet Halkas iš esmės, jisai tiesiog šoka. Taip. Ir tai buvo viskas gerai. Ir man atrodo, ir su paprastu Halku buvo dideli šuoliai, suprantama, viskas tvarkoja. Bet taip, tu gali tiesiog iš šono pasitraukti ir jis prašoks tave, nes jis negali nieko padaryti ore. Bet nesvarbu, ypač iš tokios inercijos šokant. Bet ten tipo idėja buvo nuvilioti į tenais. Ne, aš suprantu ir man buvo tokia, gerai, aš suprantu, kad tu neskrindi labai greitai, nes tu nori nuvilioti. Bet tu skris biškai greičiau, negu jis bėga ir viskas. Kitas dalykas. Niekaip negali pramušti Halko. Šaudo, blėt, iš tų antilėktuvinių, kur ten 1000 kulkų, bele kokio kalibro, per minutę, nieko. Ir tada, palauk, Sakalas išmeta kažkokį metalinį smaigaliuką ir jis susminga Halkui į kūną. What the fuck? Kas ten aš taip suprantu, kaip tipo tos metalinės plunksnos turėtų būti jos nes sparnų. Su vibraniumu, ne? Jo. Žinai, aš kartais tiesiog galvoju, dabar galiausiai Marvelį, MCU tiksliau visatoje, atsirado adamantiumas. Dabar jau jo. Nes adamantiumas visą laiką buvo X-Menų dalykas, tai yra Wolverinas, iš ko yra jo. Taip. Tai man įdomu šiaip, kaip tie timeline'ai susijęs, nes biški, kol kas pjaunas. Aš manau, kad jie kažką sugalvos. Ne, bet... Žiūrėk, tu man gali dar paaiškinti, ar čia nebuvo paaiškinta, kas ten per... kabantį sodai, to adamantiumo. Iš kur jie ten atsirado? Aš nežinau. Tai tos savos jo, ten Eternalsų filmas. Filmas buvo Eternals, toksai. Nemačiau, kuris niekam nepatiko. Bet tam pointas buvo, kad praktiškai visuose gyvenamose, apgyventose civilizacijų planetose tos Celestials, dangiškos, dieviškos būtybės, jos tokius kaip savo beibius įleidžia į brandulį planetų. Ir tam tikrų momentų visą planetos energiją ištraukia ir susprogdina tą civilizaciją ir atsiranda nauja būtybė, nauja celestial being, ta dangiška būtybė. Ir tie Eternalsai, kurie ten daug tūkstančių metų gyveno, jie niekur nesikišo, į jokius konfliktus jie neturi tipo teisės kištis, bet jeigu išlenda tas Celestial, jie tipo gali stabdyti. Kad nesupistų civilizacijos visos. Ir jie kind of sustabdė. Ir jisai mirė, būdamas vidury toks biškai išlindęs. Supratau. Nes ten matosi, ta prasme, kad kažkokia yra galva ir būtybė. Jo. Tai turėjo išlysti visas, nesigavo ir paskui nuo Eternalsų, man atrodo, 5 metus jokiam filme praktiškai nebuvo užsiminta, tik tai gal serialė, ten laikraštį kažkur buvo, ten parašyta what the fuck, bet iš principo nieks niekur neminėjo, todėl visiems buvo toks konfuzas, tai tu palauk, tai pas tą Indijos vandenyną vidury stovo belekoks kolosal dalykas ir tau niekam neįdomu, kad jis... Nesvarbu, koks į tegu būna. Tai dabar žiūrėk, nepabėgs. Bent jau į tą atliepė, žinai. Tai tas irgi visai cool, žinai, kad vis dėlto nepamiršo arba atsižvelgia į fanų ar kritikų, žinai, įžvalgas. Tai įdomu, kad iš ten adamantiumą ištraukė, nes aš kažkaip įsivaizdavau, kad jisai iš kažkur kitur turėtų būti, bet nelabai ir domėjausi. Tai gal ir cool, kad dabar dar labiau OP kažkokį tai metalą surado, kuris nes jau vibraniumas jau buvo. Žinai, geimų dalykas. Dabar visur būna
Kada nerfins Vibraniumą? Ne, apskritai, toks, kur kažką išsimainini, tada su tuo gali kažką kitą išsimaininti, žinai. Ir tada praeini pro tą regioną, tada randi jau naują orę. Nu, tai čia toks vėlgi, žinai, buvo Vibraniumas, tipo top tier, dabar jau bus Adamantiumas top tier. Paskui su Adamantiumu, žiūrėk, galėsi iš Adamantiumo pikeksą pasidaryti. Galėsi išsikas kažkokį dar geresnį, žinai. Tai žodžiu, tokie reikalai. Vėlgi, gerbėmieji, nepeikit manęs komentaruose, aš nesakau, kad šūdnas filmas, aš tik sakau, kad aš labai esu atitrūkęs ir man labai trūko... Jis nėra geras, sakykim taip, jisai nėra geras. Aš vertinu 2,5, tai tiesiai šviesiai pasakysiu. Aš dar neįvertinau, bet aš apie 2,5. Bet jis, kiek mačiau, tai tiek ir vertas. Dabar buvo, kai žiūrėjau, buvo 2,8, dabar yra 2,6. Tai panašu, kad dar ir krenta. Tai, ja, tai dviejų jaučiu nepasieks. Bet jisai toks labai vidutiniškas pereinamasis filmas į toliau, kas bus. Ir aš manau, kad tiesiog ta pati Marvelio studija, blėt, galvoju, davai kapuojam greičiau iki Avengerių, nes niekam neįdomu, bet reikia tą istoriją dapinti iki Doomsdayaus, reikia Doomą įvesti, reikia Fantastic Fourą įvesti, ko visi laukia. Tie Thunderboltai turėtų gal visai nieko būti, žinai, bet vis tiek viskas dabar pastatyta ant Fantastic Fourą, nes Fantastic Fourą pabaigoje garantuotai atsiras Downis kaip Doomsday, šitas Dr. Doom ir jisai įves į Avengerius ir viskas. Ja. Aš, žinok, net nežiūrėjau postkreditų. Nežinau, ar jis buvo. Blet, buvo ir aš galvojau, net ten internete visokio šūdo rašo, blet, neklausykit, nahui, nes tiesiog pasižiūrėkit, YouTube yra nufilmuotas tas end kreditas. Blet, aš pralaukiau supistas 10 minučių, blet, kad jisai ateitų pakalbėtų su tuo pačiu filmo blogiečiu, kuris pasakė, iš principo pasakė, kad dabar nebus taip ir dabar lauk, nes ateina blogų dalykų. Ir viskas? Ja, ir aš galvoju, tu nahui, nes aš ten, sakykime, filmas pasibaigė, žinai, 24, pasižiūriu, tipo, filmo pabaiga kem 4. 10 minučių. Pašalna. Ir aš kas svarbiausia galvoju, žinai, išėjau. Aš žinau, kad, nu, tipo, aš tikėjausi, kad tam end kredite bus arba į Thunderboltus kažkas įvesta, nu, logiška. Galbūt Bakio parodės, galbūt dar kažko tai. Arba į fantastišką 4. Nelogiška daug, nes jie 60-metį vyksta, tipo. Jo. 70-metį, atsiprašau, 60s. Tai kaip ir nelogiška, tai galvoju, jo, nu bus Thunderbolts. Gal Doomsday. Kažką. Nu, tipo, patyzins Dr. Doomą, galvoju, gal kažką. Ne, blėt, su tuo pačiu filmo blogiečiu pakalbėjo minutę ir to pasibaigė. Ir aš taip... Žodžiu, tai matau, kad nieko nepraleidau, tai ir gerai. O dar taip myšna jau. Ką ir sakiau, nepeikit manęs, nemaišau šito filmo su šūdais, tiesiog esu atitrūkęs, kažkada pasivysiu. Yra daugiau dėl ko prisipist. Bet aš bendraja prasme tiesiog sakau, kad man Samas kaip charakteris patinka. Aš jį mėgstu ir man visai faina, kad jisai yra toks, man Antonis Mekis apskritai patinka. Tai jisai toks labai šarmingas bičas ir tikrai prie Bayerio ir jie ten viską puikiai padarė su juo. Tiesiog yra daug aplinkui kliurkų, kurios yra nesąmoningos. Tai cool buvo Harrisonas Fordas, cool buvo Samas, o visa kita tai toks... Nu, dar faino ta arka su Aizaja, kad jisai ten stengiasi ir jis ten labai myli tą žmogų, nes ten toks kaip mokytojas dvasinis. Jo. Tai ta Aizajas istorija irgi visai neblogai, sakykime, aktorius visai geras, visai fainai vaidino. Ir tą tokį palaužtą žmogaus portretą irgi gerai nupiešė. Bet visa kita tiesiog... Jau... Monika sako, aš nežinau, ar aš per sena, blėt, ar kas yra. Tokie vaikiški filmai pasidarė ir to vaikiškumo tikrai yra ir aš jau biški norėčiau rimčiau. Jau noriu Avengerių lygio filmą, jau man užtenka visų Echo ir visų kitų šūdinų serialų, žinai, levelio, kur ten jau tai pasižiūri, taip, blėt, aš vaiščiau kelias valandas, žinai, dabar ant šito viso to. Tai va, tai aš dėl to ir bijau, tarp kitko tavo maikas labai toli, bet dėl to... Aš tiesiog labai tyliai šnekėjau. Okay. Dėl to aš bijau kažkaip žiūrėti tos serialas, nes aš žinau, kad pradėsiu ir labai didelis šansas, kad aš tiesiog sakysiu, kad fuck, pavargau. Arba matau, kad tiesiog man per vaikiška, per neįdomu, per daug O aš žinau, kad kontento labai daug, žiauriai daug. Bet kartu ir noriu pasivyti. Tai čia tokie dvi, karočią, Godzilla prieš Kongą realiai. Ir aš nežinau, kaip man tai sukovoti su šito. Nu, bet žodžiu. Tai va, tai
gerbiami mūsų žiūrovai, uždarom šią... Žiūrėk, bent kartą negleizinam filmą. Ne, nu, tai mes niekada ir negleizinam, tiesiog kažkaip buvo pastaruoju metu, kad filmai geri, tai... Ja. Tai ir nieko nepadarysi, jeigu... Mes visada sakėm taip, kad mes jums nenorim meluoti. Tai mes jums ir nemeluosim. Mes jums ir nemeluosim. Jeigu geras filmas, tai ir sakom, kad geras. Jeigu blogas, tai sakom, kad blogas. Viskas. Ir labai paprasta logika. Tikrai nešnekėsim, kad kažkoks lietuviškas ar kažkoks užsienietiškas filmas yra geras vien dėl to, kad pasakyt, nes kitiem taip atrodo, arba dėl to, kad ten, nežinau. Kažko neįžeis. Kad kažko neįžeis, jo. Tai jeigu yra blogai, tai yra blogai ir reikia mokėti priimti tikriausiai tą kritiką. Tai vat, gerbėmieji, tai labai malonu, kad išklausėte mus. 2 filmai aptarti. Galit visada parašyti mums, ką kitoj laidoj aptart. Ką norėtumėt? Jo, tai mes pastaruoju metu kažkaip labai atsižvelgiam į tą nuomonę ir stengiamės žiūrėti filmus, kurie jums yra įdomus ir aptart filmus, kurie jums yra įdomus. Tai kaip visada labai malonu, kad klausėte, nepamirškit pasubscribint, siekiam 1000, mažai žingsneliais, bet po biškelį artėjom. Uždėkite tą laiką, pakomentuokit, ką manot, kaip jums šitie filmai. Pasidalinkit su draugais. Jo, ir susitiksime kitoj laidoj. Iki. Viso.